Tai laba diena Telšia. Esu Virginijus Vilkelis, mobilizacijos pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos civilinės įstaigos vadovas. Ir kadangi dirbu šitame departamente ne tik direktoriumi, bet ir specialistu, esu ir pas jumi. Nes man labai yra svarbu pamatyti tą taktinį lygmenį, kuris yra ant žemės, kuris alsuoja tą kasdienybę. Ir ta kasdienybė yra labai svarbu kai kam skrajojančiais padebesim. Taigi, užsibrėžiau savo tikslą kiekvieną penktadienį, šiandien yra ketvirtadienis, išskirtinis momentas, kadangi Vilniuje, kitoje sostinėje, Lietuvos sostinėje Vilniuje, penktadienis yra daugmaž tokia nuotolinio darbo diena, tai aš stengiuosi išnaudoti važiuodamas po savivaldybės, važinėdamas. Tai ir užpraeitą kartą Kaišiadoryse buvau, ir Kupišky, šiandien pas jus kitą savaitę Rokišky ir kitos savivaldybės laukia. Tai noriu išnaudoti tas penktadienius būtent šitam darbui, kad kalbėti apie tam tikrus biurokratinius reikalus žmonių suprantama kalba. Nes kai buvau paskirtas į tas pareigas, pagrindinė misija, klausimą, kurį savo iškėliau, nes iš pat pradžių nelabai supratau, ką kalba tie ekspertai, tai tą teisėkūrą išversti į žmonėms suprantamą kalbą. Kalbėti aiškiai ir logiškai. Nežinot, pas mumi teisėkūra. Pradedi kokį straipsnį skaityti, kol pradedi ir kol pabaigi, tada užmiršai, apie ką ten skaitei. Tai turim tokių niuansų. O vakarietiška teisėkūra, jeigu atsiversite NATO įsipareigojimus, straipsnius, trumpai ir aiškiai pasakyta, ne? Taigi, turiu tokius du pasisakymus, dvi temas. Pirma tema, kaip savivaldybės tam gemalui, jum, šiek tiek populiariai paaiškinti mobilizacijos teisinio režimo vietą, teisinio režimų spektre, parodyti, koks įdirbis yra padarytas. Stengsiu trumpai, gal 15 minučių, jeigu pavyks subėgti viską. Ir paskui kitas pristatymas yra platesnis, jau liečiantis kitą darbalaukį, tai pilietinio pasipriešinimo, pilietiškumo tema, apie pilietinį pasipriešinimą Ukrainoje ir tam tikras paralelės praveščiau, kaip pas mumi Lietuvoje tas ugdymas ir suvokimas, tas veidrodinis atspindys yra pas mumi matomas. Tai būtų tokie dalykai. Kita vertus, šios dienos atvažiavimas į Telšius, tai yra 3 užduotis tokias turėjau. Tai šitas susitikimas su pristatymu pateikimu. Kitas momentas ir informacijai bendrai jum, kad gegužės 11 dieną ant Zako kalno darysime pilietiškumo žaidynes Telšiuose. Užpernai Kaune darėme 6 forte, pernai darėme Pasvalyje. O šiemet gegužės 11 darysime Telšiuose. Pilietiškumo žaidynės, tai reiškia kaip 10, 14, 15 statutinių organizacijų, pradedant greitąją pagalbą, gaisrinę, kariškiai, šauliais, policija, parengė tam tikras rungtis savo palapinėse, o komandos iš mokyklų, iš bendruomenių, šiaip tai susibūrusių piliečių išstato komandas ir pagal laiką įveikia tos kliūčių ruožus, rungtis ir gauna apdovanojimus. Gauna apdovanojimus už tai. Tai yra pilietiškumo žaidynės, pasitikrinti savo žinias, įgūdžius, nes pilietiškumas yra, žinote, ant 3 kojų stovi, ant valios, žinių ir įgūdžių. Tai valia yra jau tai, kad mes ateiname, žinios yra tai, ką jūs gaunate, ir šie pristatymai irgi bus žinios, o įgūdžiai tai praktiškai palaikyti tą gaisrininko žarną, padaryti dirbtiną kvėpavimą, pataikyti į taikinį, tai yra įgūdžių formavimas, treniruotė tokia. Tai viena misija ir kita misija, gal aktualesnė šitam pirmam pristatymui, tai kad turime sumanimą rugsėjo mėnesį padaryti nacionalinio masto mobilizacinės pratybas, kur aktyvuosime visų savivaldybių mobilizacinės valdymo grupės ir aktyvuosime valstybės mobilizacijų operacijų centrą. Tai duoti tą tikrą informacinį paketą jum, nes tikrai nesiruošiame mokinti tai, ką jūs darote kiekvieną dieną. Paprasčiausiai reikės daryti tai, ką mokate geriausiai, susitelkus ir
daryti tai, kas pagal tam tikrus scenarius, kurie bus sumodeliuoti pratybų metu. Taigi, pradedant, tai pirma tema būtų tokia mobilizacinė, antra pilietinio pasipriešinimo. Kaip žinote, ir mobilizacija, ir pilietinis pasipriešinimas yra nacionalinio grojaraščio pirmose vietose. Vienas kitą perrungia, tai kartais mobilizacija į pirmą vietą, dabar pilietinis pasipriešinimas, piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui, tą strategijos įgyvendinimas, dabar liktai į pirmą vietą išeina ministras Kasčiūnas, kuris pas jumi rytoj lankysis per kitą tenai politinę liniją, labai skiria didelį dėmesį šitiem dalykam. Tai užtat apie tai ir tada kalbėsime. Tai kas yra svarbu žinoti apie mobilizaciją? Kas tai yra mobilizacija? Tai pradedu. Mobilizacija visų pirma yra teisinis režimas. Nežiūrint to, kad mobilizacijos terminas yra daugelypis ir daug kur naudojamas, tiek rinkimuose kiekvienos politinės partijos mobilizuoja rinkėjus savo palankiem rezultatam įgyti, sporto treneriai mobilizuoja sportininkus pergalėm pasiekti. Tai yra sutelkia. Jeigu sinonimą paieškoti lietuvių kalboje, tai būtų sutelkimas. Sutelkia kažkam tai, vardan kažko tai, ar ne? Medicinoje mobilizacijos terminas naudojamas. Tai mes mobilizaciją kaip departamentas, administruojantis institucijų pasirengimą mobilizacijos teisiniam režimui, nustatom tam tikras tvarkas, tam tikrus reglamentus, kad visi darytų daugmaž pagal vieną kurpalių, o ne kaip kas sugalvojo. Tai mes esam tam, kad visi prisilaikytų vienodo tokio matymo. Bet mes nevykdysim departamentos mobilizacijos, vykdysite jūs, subjektai, savivaldybės, ministerijos, pagal savo atsakomybės sritis. Tai, ką jūs darote ir šiandieną, tik tai daugiau susitelkę, ar ne? Tai mobilizacija teisinių režimų spektre, matot, turi savo tokią atskirą rolę, nes mobilizacijos teisinis režimas gali būti ir atskiras. Ne tik su karo padėtimi, kaip daug kas ir įsivaizduoja, ir taip gali būti, bet mobilizacija kaip teisinis režimas gali būti skelbiamas ir atskirai. 39 metais mobilizacija buvo skelbta be karo padėties. Buvo skelbta kodėl? Todėl, kad buvo išankstinio perspėjimo sistemos, indikacijos, kad Rusija gali užpulti ir Lietuvą, nes tuo metu užpuolė Lenkiją iš rytų, kaip Lenkija jau tuo metu kariavo su vokiečiais, ar ne? Ir kita vertus, per Lietuvos sieną jau vertėsi, ėjo pabėgėliai ir civiliai ir kariškiai, Lenkijos kariškiai su ginklais, ėjo atsitraukdami per Lietuvos sieną ir 14 000 Lenkijos kariškių reikėjo internuoti pagal tarptautinę teisę. O ką tai reiškia? Kariuomenei reikėjo sutelkti papildomų instrumentų, logistinių, vežimų, arklių, transporto priemonių, kad mūsų kariuomenė galėtų tos logistinius srautus Lenkų suvaldyti, nukreipti ten į Kulautuvą, Kačerginę, į Palangą, apgyvendinti, maistą atvežti, jais reikėjo rūpintis logistiškai. Tai tada buvo paskelbta mobilizacija, kad atrištų rankas tokiems instrumentams kaip rekvizicija ar privalomieji darbai. Ir tada valstybė per rekviziciją paėmė tos arklius, transporto priemonės, įdavė kariuomeniai naudotis, o po to ten po mėnesio, kada Vilniaus kraštas buvo gražintas, tas atšilimas įvyko su Rusija, jau tos grėsmės neliko, tada buvo paskelbta demobilizacija, kuri 40 metų vasarį buvo baigta ir valstybė ūkio subjektams už tą rekviziciją, už panaudą išmokėjo 1 milijardą litų. Tai buvo tais laikais labai dideli pinigai. Nes tie veiksmai, laikinas paėmimas, rekvizicija kainuoja, karai kainuoja. Bet aišku, per restituciją, kaip už nekilnojamą turtą, net dabar Lietuvos valstybė prisiėmė įsipareigojimą atstatyti, grąžinti, ar ne, taip ir karo reikmenų panaudojimai, kad ir antro pasaulinio karo, ta pati Rusija, jungtinėm valstijom už lendlizą visai neseniai dar baigė išmokėti paskutinius įsipareigojimus finansinius, nors daug buvo nurašyta, dovanota, bet tie dalykai kainuoja. Tai Lietuvos valstybė 39 metų mobilizacijos tos pasekmes likvidavo su 1 milijardu litų, atsiskaitydama su tais subjektais, iš kurių jinai ėmė kažkokias tai paslaugas arba resursus. Tai va tokia iliustracija. Taigi turime ekstremalias situacijas, turime nepaprastąją situaciją per krizę, turime mobilizaciją ir turime karo padėtį. Pagrindinis 4 tokius blokus.
Ekstremali situacija turbūt yra aišku. Ne? Ekstremalus įvykis, galima skaidyti ekstremalės situacijas į įvykį ir situaciją. Ekstremalus įvykis, tai daleiskim, buvo Gedimino kalno nuošliaužos slinkimas, ar ne? Atsimenate turbūt tą istoriją. Tada buvo kultūros ministerija įpareigota suvadybinti tą procesą ir kultūros ministerija pagal kilmės grėsmės pobūdį buvo atsakinga už tą suvaldymą. Tai ekstremalus įvykis. Ekstremali situacija, tai čia jau padangų gaisras Alytuje, sakykime, tarp ekstremali situacija galima ir pandemiją vadinti, kur karantinas dar buvo papildomai kaip atskiras atributas įstatyminis įsijungęs ir sveikatos apsaugos ministerija buvo centruojanti institucija suvaldyti tą pandemiją. O jau krizę galima laikyti turbūt nelegalų krizę, kada buvo nelegalų tas antplūdis ir tada reikėjo tarp institucinio veiksmų koordinavimo, tai vidaus reikalų ministerija, krašto apsauga, kariuomenė aktyvavo taikos meto užduotim atlikti ir savanorius, ir šaulius telkėsi, ir kitus karinius vienetus, ar ne, kitos institucijos prisidėjo labai smarkiai nevyriausybinės organizacijos, kas yra labai svarbu ir čia savivaldybėm taip pat reikia žinoti, atkreipti dėmesį, kad jūs savo darbuotojus visų darbų neatliksite. Užtat tas įdirbis tų nevyriausybinių organizacijų, kaip Karito, Maltos ordino, Maisto banko, Raudono kryžiaus yra labai svarbus, tų pačių šaulių sąjungos, jos tikrai gali būti papildomos rankos jums atlikti tam tikrus darbus, ypač mobilizacijos karo padėties metu. Taigi, nepaprastoji padėtis krizės, tai yra jau daugiau tarp institucinis veiksmų koordinavimas ir šitoje vietoje mes turime naujieną jau antrus metus įsteigtą ir evoliuciškai augantį nacionalinį krizių valdymo centrą. Vilmantas Vetkauskas yra to centro vadovas, jisai tuo pačiu yra vyriausybės kanclerės pavaduotojas ir tas centras, nors yra nemažas, bet jo pagrindinė misija yra ne tik dalyvauti krizių neutralizavimo valdymo grandinėje, bet ir kol krizių nėra matuoti išankstinę temperatūrą, kaip išankstinio perspėjimo instrumentas. Jie turi analitinių gebėjimų, naudojasi labai daug sistemų, duomenų bazių ir stengiasi įžiūrėti, numatyti iš anksto, kur galim bresančias krizes, perspėti jas, matuoja temperatūrą. Kada jau jinai pradeda kilti, tada jau imasi priemonių, nelaukdama, kol krizė ateina. Tai jo misija yra be galo svarbi. Koks mūsų sąlytis su krizių valdymo centru? Mūsų sąlytis susilieja paskelbus mobilizaciją. Paskelbus mobilizaciją. Nors mes kaip departamentas esame įstaiga prie krašto apsaugos ministerijos, bet paskelbus mobilizaciją mūsų departamentas iš krašto apsaugos ministerijos kartu su krizių valdymo centru įsilieja į valstybės mobilizacijų operacijų centrą. Valdymo mechanizmas yra toksai sukurtas valstybės mobilizacijų operacijų centras. Tas pats krizių valdymo centro vadovas Vetkauskas ir aš mobilizacijos departamento vadovas tampame mobilizacijos operacijų centro, kuriam vadovauja vyriausybės kanclerė, šiuo atveju šiandieną Giedrė Balčytytė, pavaduotojais. Ir tas centras yra sukurtas tam, kadangi mobilizacija tai yra iššūkių metas ir susijęs su resursų perskirstimu, poreikių identifikavimu iš savivaldybių, jeigu Telšių savivaldybė, kaip mes girdime, yra susidūrusi su problematika gyventojų aprūpinimu maiste, tai jeigu toks poreikis identifikuotas iš anksto, o gal būti ir spontaniškai atsiradęs, tai jisai gula ant stalo valstybės mobilizacijų operacijų centre ir ad hoc spontaniškai ieškama resursų, kaip tą trūkumą padengti kažkieno tai sąskaitą, kažkieno tai pertekliaus sąskaitą ar valstybės rezervo sąskaitą. Tai tie dalykai būtų sprendžiami operatyviai ir momentaliai. Nes užtat ir kaip sekančiai slaidai parodysiu, dėl ko mes ir atrandame mobilizacijoje tokį vardiklį kaip gyvybiškai svarbios funkcijos. Na ir baigiant apie teisinius režimus, tai karo padėties teisinis režimas, čia jau įsijungia viršuje prezidentas kaip vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas ir tai turbūt girdėjote, kad metų pabaigoje buvo paleistas į dienos šviesą valstybės gynybos planas, viešas dokumentas viešai prieigai. Nors mes turime ir valstybės mobilizacinį planą, bet jis yra riboto naudojimo, nėra viešos prieigos ir jisai yra labai detalus. Ir jisai skirtas tiek subjektam, tiek vykdytojam, tiek dalyviam, tiek pačiam valstybės mobilizacijų operacijų centrui. Nesuprantat,
rudenį vyks rinkimai ir naujas sąstatas ateis tų narių. Ir tas valstybės mobilizacijos planas yra instrumentas, abėcėlė tokia, kad nauji nariai, aišku, mes esam padarę ir trumpus pristatymus, vizualinius, supažintinti juos, bet tas valstybės mobilizacijos planas yra kelrodė jiem, kad jie matytų, kas ką daro, koks yra saveikumas, kokie tikslai, kokie uždaviniai statomi. Tai gynybos plane ir valstybės mobilizacinis planas orientuotas tik tai į gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymą, tik tai į egzistencijos palaikymą, o valstybės gynybos planas kalba apie visų įveiklinimą. Va čia yra skirtumas tarp mobilizacijos ir gynybos. Gynybos planas nori visus įveiklinti ir daugiau jisai statomas ant to pilietiškumo ugdymo. Ir tarp valstybės gynybos planas yra užtat ir stovi ant mobilizacijos, ant pilietinio pasipriešinimo ir ginkluotos gynybos, kur jau kariuomenė dalyvauja, ant tų trijų stulpų. Ir šitoje vietoje mes šiandieną dar turime karo komendantus veikiančius tik tai karo padėties metu, nors žinome aiškę ministro viziją, kad karo komendantai turi atsirasti taikos metu. Ir dabar vyksta transformacija, vyksta dėlionės, perorganizuojama, kad komendantai atsirastų taikos padėties metu. Karo komendantai tai būtų savivaldybės taip pat ramstis, administracijos direktoriaus pavaduotojas, šalia esantis žmogus, kuris būtų skirtas tam, kad užtikrinti kariuomenės poreikius, kuri veiktų tam šioje teritorijoje per karo komendantą, kad resursų papildymo prasme. Kita vertus, karo komendantas rūpintųsi strateginių objektų rajone apsauga, žmonių sutelkimu. Na, tipo daugelis iš jūsų gal ir atsimenate 90-osius metus, kada mes patys spontaniškai, o kai kur ir centruojami savivaldybių, būrėmės iš pilietiškumo, eidami aukodami save, savo laiką strateginių objektų apsaugai vykdyti. Tai čia nieko naujo neatrasta, tik tai tas pats dviratukas yra patiurbintas, modernizuotas ir įteisėkurintas, sakykime taip. Tai va, tiek būtų tada apie teisinius režimus, o pats mobilizacijos režimo išskirtinumas tai yra toksai. Kairėje pusėje matote 96 subjektus, kurie tiesiogiai vykdytų mobilizaciją. Kas tai yra? Tai yra 60 savivaldybių, tai yra 14 ministerijų, tai yra 22 įstaigos. Kas tos įstaigos? Tai Lietuvos bankas, veterinarijos tarnyba, maisto ten visos priežiūros kanceliarijos, Seimo, vyriausybės, prezidento, VSD, ten kiti tokie atskiri vienetai, STT. Jie turi savo užduotis. Aišku, šitie dalykai pasirengime taikos metu vykdomi per mobilizacijos planavimą pagal mūsų metodiką, testavimą, pratybavimąsi, sutartinius įsipareigojimus, darbų tęstinume su ūkio subjektais. Nes mes paskelbus mobilizaciją pagrindinė žinutė būtų ir atsakymas į klausimą ūkio subjektam, ką jiem reikėtų daryti. Ta pati, ką daro dabar. Mobilizacija nėra karantinas. Paskelbus mobilizaciją visi darbai turi būti tęsiami. Tie kontraktiniai įsipareigojimai, kurie sudaryti taikos metu, jie vykdomi ir paskelbus mobilizaciją. Pagal teisininkų išaiškinimą, mobilizacijos teisinio režimo paskelbimas nėra force majoras, nėra nenugalimoji jėga. Pats režimo įvedimas. Darbai yra tęsiami. Kitas klausimas yra vidaus susitelkimo kiekvienoje institucijoje organizavimas, nes mobilizacija, kalbant ne apie valstybinę mobilizaciją, o apie karinę mobilizaciją, gali paliesti kiekvienoje įstaigoje dirbančius vyriškius, ypač esančius aktyviajame karinėme rezerve. Kas tai yra aktyvusis rezervas? Tai yra tie, kurie prieš 5 metus yra tarnavę kariuomenėje, kurių įgūdžiai yra šviežiausi ir jie pirmoje eilėje gali būti pakviesti į tarnybą. Ir jeigu kokioje įstaigoje, bendrovėje yra tokių jaunolių, jie turi šitą įkalkuliuoti, įskaičiuoti, kad kažkas turės juos pakeisti, jeigu tie jaunoliai nėra pasirašytinai supažindinti, kad jie yra civilinėme mobilizacinėme personalo rezerve. Tada jie žino, kad jų fronto linija yra darbo vietoje. Bet į civilinį mobilizacinį personalo rezervą yra įrašomi tik tai tie asmenys, ne telefonų knygutė mums siunčiama, o tie asmenys, be kurių kompetencijų negalima užtikrinti funkcionalumo. Vandens tiekime, elektros tiekime,
kad tas žmogus tik tai yra nepakeičiamas ir jisai gali tos trikdžius pašalinti, jeigu jie iškiltų. Taip pat ir savivaldybės valdyme, organizavime veiklos, suvadybinėme kažkokių tai procesų, be kurių neįmanoma apsieiti. Tai tas civilinis mobilizacinis personalo rezervistas yra labai svarbus instrumentas mūsų sistemoje ir jų šiai dienai turime 60 000. Na, aišku, čia žymę dalį užima medikai, ten apie 18 000, policijos darbuotojai iki 9 000 viešo saugumo sektoriaus. Ir visi kiti, visas tas pūlas ir savivaldybių, ministerijų ir pavaldžių ūkio subjektų. Mobilizacijos reformos išdavoje, čia keletą iliustracijų parodysiu, atsiskleidė vaizdelis, kad be pavaldžių ūkio subjektų dar reikia ir subrangovų. Nes daleiskim, jeigu susisiekimo ministerija kaip mobilizacijos būrio vadas, kuriam yra pastatytos mobilizacinės užduotis konkrečios, jas įgyvendina per savo pavaldžius subjektus, per Lietuvos oro uostus, per Lietuvos geležinkelius, per Lietuvos paštą, per retransliacijos televizijos centrą, per kelių direkciją, per oro navigaciją ar jūrų uosto direkciją, tai tie pavaldūs subjektai irgi yra tokie vadybiniai. Tuos darbus Klaipėdoje, daleiskim, krovų darbus, kur, daleiskim, priimančios šalies paramos atžvilgiu atvykstančių sąjungininkus turėtų pasitikti ir vykdyti krovą, tos darbus iškrovimą ir panašiai atlieka daug komercinių, individualių ar uždarų akcinių bendrovių. Ir šitas dalykas buvo pražiūrėtas. Tai šiandieną vyksta gili inventorizacija tos subrangos, kuri yra būtina valstybei užtikrinti tas gyvybiškai svarbias funkcijas. Tai jie taip pat bus įveiklinti į tą civilinį mobilizacinį personalo rezervą. Ir tokiu būdu bus paskleista žinutė ir šitam lygmenyje, ką reikėtų, kad jų fronto linija būtų darbo vietoje. Tai galimai metų gale mes turėsime dvigubai didesnį civilinio mobilizacinio personalo rezervo skaičių. Tai sakau, tai čia dabar tik tai galima spėlioti, bet matomai tikrai viršysime 100 000. Tai jeigu dabar pažiūrėsime į dešinę pusę to algoritmo, tai matome mobilizacijos teisinio režimo išskirtinumas yra tas, kad valstybė nuo taikos meto būsenos, kada visas sritis mes apimame, kokios yra dabar pagal kiekvienos žinybos ministerijų veiklą, mes susiauriname valstybės egzistenciją iki 6 gyvybiškai svarbių funkcijų. Mes šitą modelį iš Suomijos atsivežėm, 6 gyvybiškai svarbios funkcijos. Ir aš kaip vyriausybėje gyniau kažkada tai šitą logiką, tai tapatinau, kas egzistentiškai žmogui yra svarbiausia. Tapatinau žmogui ir valstybę. Man kaip žmogui yra svarbu, kad būtų oras, kad aš galėčiau kvėpuoti, nes jeigu nebūtų oro, aš užduščiau, negyvenčiau. Kad būtų maistas, kad būtų šiluma, nes ne Afrikoje gyvename, nesušaltume, kad turėčiau vėzdą apsiginti nuo grobonių ar kažko tai. Viskas, tai yra egzistenciniai dalykai žmogui. Jeigu mes kalbame apie valstybę, tai valstybei egzistenciniai dalykai yra valdymas, jeigu valstybė turi turėti valdymą, o istoriškai mes žinome, kad valdymą turėjome ir tremtyje, ir pogrindyje, visokiom aplinkybėm gali būti. Valdymas turi būti valstybėje. O kadangi mes pirmą kartą istorijoje esame globalizuoti, tai tarptautinė veikla turi būti šalia. Ne tik tai, kad žingsnis atgal arba kažkur tai įtremti, bet ir kad būtų užtikrinta globalizacinė parama tiek per ES, tiek per NATO. Užsienio reikalų ministerija yra centruojantis veiksnys šitoje vietoje ir tas tarptautinio bendradarbiavimo formatas su valdymu yra glaudžiai susijęs ir yra priskirti tame bloke. Toliau valstybės gynyba ir vidaus saugumas. Labai svarbus dalykai. Gynyba tai kaip ir aišku, o vidaus saugumas tai yra tikrai rimti dalykai, tai yra susiję su ir gyventojų evakuacijom, perkelimais, tai susiję su viešąja tvarka, nes įsivaizduokime, jeigu iš tam tikrų rajonų gyvenvietėje, mieste ištuštėja rajonai, tai patikėkite, ne tik mobilizacijos, bet ir karo padėties metu tuščių vietų nebūna. Tuščių vietų nebūna. Nereikia priešo atėjimo, nereikia artilerijos, tuščiose vietose antisocialus elementas įsimesta, tokie gaisrai pleška, kad patikėkit. Tai kad tai nebūtų,
reikėtų steigti savisaugos kažkokius savisaugos būrius prie policijos. Policija tokių dabar šiai dienai resursų patys matome, kad silpnokai yra, todėl ir Šaulių sąjunga, ir komendantūros turėtų įsijungti į tą, pasitelkiant visuomenę, kaip 90 metais, tų ištuštėjusių rajonų priežiūrai, kad nebūtų tų nereikalingų dalykų, grėsmių turto naikinimo. Na ir toliau turime gyventojų poreikių tenkinimą, sveikata, maistas, egzistencinių poreikių tenkinimą, čia didelės, tie patys uždaviniai ir savivaldybėm be ministerijų keliami, taip pat ir krizių valdymo centras rūpinasi, jau padaręs labai gilę transformaciją valstybės rezervę, labai didelė kaita įvyko, čia neapsistosiu, nes labai daug laiko užtrukčiau. Ir paskutinis gyvybiškai svarbi funkcija bloke būtų kritinės infrastruktūros veiklos tęstinumas. Tai yra vanduo, elektra, pagrindiniai egzistenciniai tie dalykai, pastotės, parduotuvės, infrastruktūra, kuri yra labai svarbi. Viskas, 6 dalykai, 6 elementarūs dalykai, kurie yra labai svarbus mūsų egzistencijai. Kas dar kalbant apie mobilizaciją, šiek tiek ir karo padėtį paminėtina, tai skaitykite patys, ar matosi gerai, kad negaiščiau laiką pasakyti, kokie instrumentai papildomai atsirašo. Tai yra išnaša iš įstatymo, kuris yra viešai prieigai, tai kaip ir minėjau, laikinas paėmimas, rekvizicija, galiu tik tai paminėti žmogišką kalbą, kuo skiriasi rekvizicija nuo laikino paėmimo. Rekvizicija yra tada, kada tu paimi ir sunaudoji. Daleiskim, maisto produktai jie yra sunaudojami, tai reiškia, jie rekvizuojami. Kuras taip pat yra rekvizuojamas, todėl kad jisai sunaudojamas, jis negrąžinamas. Laikinas paėmimas gali būti kažkokie infrastruktūros objektai, laikinai paimami, transporto priemonės, keturačiai, visi kiti padargai, ir šitoje vietoje tikrai yra darbas labai didelis padarytas, nes paminėsiu, kad jeigu karas rytoj, mes turime ir kariuomenę pasiskaičiavusi labai daug poreikių, neminėsiu apimties, labai daug poreikių, ko jiem reikėtų, ko jie šiandieną neturi, kurie būtų per rekviziciją, laikiną paėmimą patilgti. Šitie sąrašai viskas yra ir viską kariuomenė disponuoja, jeigu karas rytoj pagal tą logiką vadovaujantis. Gali pas įrūkio subjektus pasibelsti, pas privačius asmenys pasibelsti ir pagal tam tikrą procedūrą paimti tam tikrus dalykus. Aišku, procedūros skiriasi tiek mobilizacijos, tiek karo padėties metu. Mobilizacijos metu tame dalyvauja savivaldybės tiesiogiai, karo padėties metu gali daryti dalinio vadas vienašališkai, informuodamas savivaldybę. Nes pas savivaldybę turi susicentruoti visi dalykai, nes kažkada ateis laikas, kada reikės pagal tą sucentruotą sąrašą daryti atsiskaitimus. Tai tokie dalykai ir paminėsiu dar tik tai vizualizuosiu procesą, kuris pagal gyvybiškai svarbias funkcijas vyksta Lietuvoje pastoviai. Tai nėra, kad kažkada tai priimta ir guli stalčiui padėta. Tas procesas yra vykdomas, nes kad kiekviena gyvybiškai svarbi funkcija egzistuotų, valstybė yra pavedusi valstybės mobilizacinės užduotis. Ir raudonų šriftų yra šviežios, atnaujintos mobilizacinės užduotis, kurių anksčiau nebuvo. Ir tas procesas nesustoja, visą laiką einama į priekį. Valstybės gynyboje matome šias ir atsiranda tokie momentai, kurie padiktuoti netgi ir mūsų išmoktų pamokų pandemijos laikotarpyje. Kaip atsimenate, visi buvom užsidarę, gydytojai buvo fronto vietoje savo ligoninėse gydymo įstaigose, o kur gydytojų vaikai, jeigu abudu tėvai gydytojai. Tai valstybė specialiai atidarė vietas, kad gydytojai galėtų ten vaikus padėti ir eitų į savo fronto liniją. Tai pagal tą išmoktą pamoką mes pamatėme, kad kariškiai, jeigu du tėvas ir mama yra kariškiai ir turi mažamečių vaikų arba globotinių, tai švietimo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, švietimo ministerijai su savivaldybėm yra pavesta mobilizacinė užduotis užtikrinti kariškių vaikų priežiūrą, pilnos dienos priežiūrą, o civilinio mobilizacinio personalo rezervo narių vaikų dienos priežiūrą. Šitie dalykai yra testuojami, pratibuojami, žiūrimi, savivaldybės tokias užduotis taip pat gavusios. Bet aišku, pagrindinis vykdytojas yra SADMAS, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, švietimo ministerija kaip infrastruktūros valdytojas, o savivaldybės pagal teritorinį principą, kur tai būtų pagal, sakykime, grėsmės pobūdį, pagal tą rožę, į kur reikėtų orientuoti, nes mes dabar neturime išankstinio perspėjimo sistemų, iš kurios pusės ta grėsmė ateitų ir į kur tada reikėtų į kokias savivaldybės orientuoti šitą kryptį.
Tai toliau turime pagal kitą valstybės funkciją gyvybiškai svarbią valdyme daug atnaujinimų, ekonominėje veikloje turime atnaujinimų. Na, čia irgi galima paminėti, kad iliustracija, nes iliustracijos vaizdingiausiai parodo, ar ne, kaip yra, daugiau suvokimo turi. Daleiskime, turime gyventojų poreikių apsirūpinimą pinigais, grinaisiais, ar ne? Nes kiekviena tokia jau su karu susijusi krizė, egzistencinė, tiesiog suponuoja tokią nuomonę, kad reikia turėti kažkokią tai pagalvėlę, ne tik taikos metu praradus darbo, bet karo metu ypatingai, ne tik barteris įsijungia, kaip čia galima perfrazuoti, bet tai yra tiesa, yra tiesos tose pasakymuose, kad cigaretės, alkoholis įgyja kitą prasme, kaip barteris, ne karo metu. Mes tai matėme ir anksčiau ir greičiausiai panašiai būtų, bet ir grynieji pinigai. Tai Lietuvos bankas kaip institucija centruoja tokius dalykus, ar ne? Ir jeigu kalbant apie valstybės institucijų apsirūpinimą grynaisiais pinigais, nes mobilizacija karo padėtis yra nežinomybė didelė, o grynieji pinigai yra instrumentas nežinomybėje, kaip mūsų kariškiai, daleiskim, važiavo pirmą misiją į Afganistaną, pirmas krovinys, koks buvo pas dalinio vadą važiuojant į plyną vietą? Lagaminas su grynais pinigais. Nes jam reikėjo pirkti paslaugas ir renginėti dykynėje stovyklą. Tai karo padėties metus yra tas nežinomybė, kaip ir tarpukaryje buvo vienas subjektas, kariuomenė, kuri prasidėjus įvedus karo padėtį, nueidavo į banką ir pasiimdavo grynosius pinigus. Šiai dienai turime daugiau subjektų, tai irgi yra vyriausybės nutarimuose, kas iš iždo turi teisę paimti grynus pinigus. Yra įvardinti dalykai, šitie dalykai testuojami, nes tai irgi yra procedūros. Bet pažiūrėjome, o kaip su gyventojais? Institucijos gerai, viskas aišku, o kaip su gyventojais? Tai šioje vietoje mes pamatėme, kad gyventojai ne iš iždo maitinami, o maitinami per komerciniuose bankuose cirkuliuojančius lėšas. Ir šioje vietoje atsirado ta tikimybė, kad būtinybė, tas testuojama daroma per mobilizacijos algoritmą, Lietuvos bankas kaip mobilizacijos veiklos subjektas, kaip būrio vadas, pasijungia komercinius bankus tai misijai atlikti. Komerciniai bankai taip pat tampa mūsų algoritmo šeimos dalimi. Bet aišku, jie tada kaip per tą susisiekimo ministerijos algoritmą parodžio, komerciniai banko sako, mes negalime egzistuoti, jeigu nėra inkasacijos, nėra to subrangovo, nėra to subrangovo. Tai visas tas dabar įskaičiuojama, įkalkuliuojama, kad būtų užtikrinamas gyventojų poreikių tenkinimas. Tai čia algoritminė prasme, bet ant žemės esančia prasme, ką mes matome, kaip ir degalinėse, ar ne, dabar vyriausybės programa priimta. Generatoriai, nes nenumatytos krizės metu, ne 90-ieji metai, kaip aš pas tėvuką garaže su burna patraukdavo iš bačkos 200 benziną, ne? Bet iš cisternos degaliniai su burna nepatrauksi. Reikalingi generatoriai. Tai dabar yra vyriausybės programa auginti tam tikrą procentalinį skaičių Lietuvoje degalinių, kurie turėtų būti autonomiškai apsirūpinę generatoriais. Tas pats ir su bankomatais. Yra procese, reikalai ir šitas yra daroma. Tai tokios būtų iliustracijos. Na, tai ko gero, aš tada, va šitą tokią, aš nežinau, kiek čia, biškai per ilgai. Tokią norėjau ir pateikiau tokią vizualizaciją apie tą mobilizaciją ir tada norėčiau pereiti prie kito pristatymo, jau to pilietinio pasipriešinimo, jau kito formato, kuris yra padarytas, paremtas Ukrainos išmoktomis pamokomis. Turėjau ir pomėgį, ir galimybę išversti iš ukrainiečių ir anglų kalbos tokį Resistance Handbook, yra toks rezistencijos vadovėlis, kurio gale yra parašyta In case of military threat, destroy delete this handbook immediately. Karinės grėsmės akivaizdu, pavojui sunaikink arba išmesk šitą brošiūrą, nes tai gali būti grėsmė, jeigu būtų atrandama pas jumi šitos nuorodos ir veiksmai ir priemonės. Tai šitą pristatymą su tam tikru lietuvišku atspindžiu išverčiau į tą lietuvišką pristatymą, kurį dabar ir tada jums pateikiu. Na, kas mums Lietuvoje būtina žinoti, kaip ir, ar esate kas nors apsilankę, tiksliau paklausiu, kas yra ginklų savininkai? Galite pakelti rankas.
ginklų savininkai. Tai turbūt žinote tą prievolę ginklų savininkam, mūsų departamentas buvo politiškai įpareigotas, reiškia, sukurti tą platformą internetinę, kuri vadinasi mobilizacijosmokykla.lt ir ten yra kursas ginklų savininkam. Ten yra kursas ir mobilizacijos kursas, priimančios šalies paramos kursas, pilietinio pasipriešinimo ir kursas ginklų savininkam, kad jie turi gauti tą sertifikatą išklausę tą kursą. Nu, tai ten irgi yra paminėta, kad kiekviename laikmetyje pilietinis pasipriešinimas yra savitas. Jeigu mes XIX amžiuje turėjome blaivystės sąjūdį, turėjom knygnešius, turėjom sukilimus, tai turėjo savo laikmečio tokie bruožai lydėjo tą pilietinį pasipriešinimą. Knygnešys buvo pilietinis pasipriešininkas toksai. 18 metais, 40 pokario metais, 72 metais Kalantynėse buvo savos formos, ar ne, pilietinio pasipriešinimo. 90 metais mes irgi buvom saviti. Na, o šiandien turbūt tas pilietinis pasipriešinimas, ar jisai yra šiandien, ar reikia karo padėties, kad jisai vyktų, ar jisai vyksta dabar. Ir aš atsakau, kad tas pilietinis pasipriešinimas jau dabar vyksta ir Lietuvoje. Jisai vyksta. Tada, kada apgyvendiname ukrainiečių pabėgėlius, kada piname maskuojančius tinklus, Vilniuje po požemiuose ar pastatuose žmonės susitelkę savanoriškai atėję, kada lydomos mūsų irgi jaunuomenės ir kitų žmonių tos blindažinės žvakės, daug dalykų daroma, daug žmonių įsitraukia į tą volunterizmą, tas logistus, kur veža krovinius, skirsto, brošiūruoja, neša. Tai jau dabar, tai yra pilietinio pasipriešinimo neginkluota pilietiška forma. Jisai jau vyksta dabar. Ir mūsų tiek mokslininkai, tiek karo akademijoje, šiai dienai kaip ir nėra tokio apibrėžimo, kas tai yra pilietinis pasipriešinimas. Bet aš iš savo nueito kelio ekspertizės, iš to pojūčio, kiek teko dalyvauti įvairiuose įvykiuose, tiek sąjūdyje, tiek būnant sąlytyje Ukrainoje, ar Kaukaze, ar kitur, tai matome, kad pagrindinis akcentas pasipriešinime, koksai jisai nebūtų, ar neginkluotas, ar ginkluotas, ar veiksmai okupacijos sąlygomis, ar aktyvus, ar pasyvus, jie gimsta iš pilietiškumo ugdymo. Ir kaip mes ir su skautais bendraujame, ir su jaunuomeniais, lovos jaunuolio vaiko ugdymas, pasikloti lovą, jau yra pats pirmas žingsnis pilietiškumo ugdyme. Aišku, pilietiškumas, aš irgi dar perfrazuoju, nuo dar giliau prasideda, nuo motinos pieno, nuo mūsų genetikos, nuo šeimos, nuo mokyklos, nuo bendruomeniškumo, ant kiek mums įskiepija savanorystę. Nes įdomus dalykas yra, jeigu kas atsimenate iš jūsų sovietinį laikmetį, aš galiu suskaičiuoti 10 institucijų, kurios mus veiklino, alsavo į nugarą. Tai ir tie patys kariniai komisariatai, kurie ne tik į kariuomenę šaukdavo, bet ir į plėšinius vairuotojus mobilizuodavo, į Vidurinę Aziją derlių nuimti, ir į technogeninių avarijų likvidavimą. Visi baiminomės kaip velnės kryžiaus nuo tokių dalykų, ne kad nepapulti, kad negauti tą pavieską su raudonu brūkšniu ar kažką tai panašaus. Ta pati milicija buvo antiek išdirbusi tą prievartos prievolės institutą kaip draugovininkai. Klausdavo, neklausdavo, įmonėms, savivaldybėm uždėdavo tos raudonus raiščius ir varydavo. Buvo prievarta, užtat mes pripratome vykdomieji komitetai į tos paradus, transparantus nešti, vėliavas nešti, komjaunimas, partija, DOSAFas. Atsimenate, buvo tokia organizacija DOSAFas. Kiekvienam mieste turbūt buvo ugdomos piliečiam civiliniai visuomeniai karinio pobūdžio specialybės, kaip vairuotojų rengimas, ryšininkai ir panašiai. O kur civilinė gynyba, kaip atskira kariuomenės rūšis, kiekvienam mieste, kiekvienam rajone, kiekvienoje įstaigoje turėjo darbuotoją. Ir dabar laisvė. Kur tie institutai? Nors vienas. O mes dabar, o kodėl nieko nėra, kodėl aš nieko nežinau, kodėl man niekas jokių nurodymų neturi? Todėl, kad neturim, todėl, kad mes panaikinome viską. Todėl, kad mes laisvi, mes demokratijoje, mes laisvi piliečiai esame, laisvoji valstybė, mes nesiruošiame kariauti. O mes ieškome, kas mums balsuoja į nugarą. Todėl čia yra dilema, čia yra skirtumas. Ir Čerčilis labai gražiai parašęs šitą momentą, įvardinęs tą atsilikimą tarp totalitarizmo
režimo visuomenės įveiklinime ir demokratijų, kur demokratijose viskas ant bendruomeniškumo, ant savanorystės, ant pastatyta ir visuomenės mobilizacijos terminas yra daugiau totalitaristiniam režimui būdingas negu demokratiniam, nes demokratijose visuomenė mobilizuojama per telkimą, per savanorystę, per žmogaus panaudojimą ten, kur jis geriausiai gali save realizuoti, atskleisti. O totalitariniame režime visus po kurpalių neša, ima ir į apkasus arba dar kur nors ir nežiūri tavo kompetencijų, tavo galimybių. Tai yra tokie, ir čia visi vardino 3-5 metai mes atsiliekame nuo tokio įveiklinimo, nes tą įveiklinimą mum įgalina tik tai mobilizacijos teisinio režimo paskelbimas. Ir jeigu mes girdime politiniam spektre tam tikrus, kad va čia reikia daryti, kodėl čia niekos nedaroma, tai galima daryti, bet jeigu paskelbtume mobilizaciją, tada atsiranda tie instrumentai, įrankiai ir darome. Dabar mes galime daryti tik tai iš savanorystės, iš pilietiškumo, iš suvokimo. Bet jeigu auditorijose, kalbant apie pilietinį pasipriešinimą, atėjęs kalbėti apie pilietinį pasipriešinimą, tu kalbi apie piliečio valią kaip auką, ateiti kažkur tai daryti, bet apie 80% nori išgirsti, kur mano saugi vieta, kur mano slėptuvė, kas manim pasirūpins, kur mano saugi vieta. Tai va čia yra takoskira tarp civilinės saugos ir pilietinio pasipriešinimo. Tai šiuo atveju mes kalbame tik tai apie pilietinį pasipriešinimą, o apie kitus dalykus jau turėtų kalbėti Vidaus reikalų ministerijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos institutas, ar ne? Taigi, tai tas pilietiškumo ugdymas ir suponuoja tą augina tą dirvą, purena tą dirvą, kad tie grybai, kaip aš sakau, ar tai neginkluoto, ar ginkluoto, ar rezistencijoje augtų ne tik, kad mum nežinant, bet juo labiau ir priešui nežinant, kur jie išauks. Jie turi būti spontaniškumo elementas, nes jeigu mes kažką tai perdėtai planuosime, skaičiuosime, dėliosime, kad tu darysi tą, tai būtent planavimo fazėje iš ankstinio perspėjimo sistemos, darydamos monitoringą ir susirenka visus tos sąrašus, visus tos vardiklius ir tai kyla grėsmės, kad veikla bus pasmerkta pražūčiai. O kaip mes dirbame į pilietiškumą, smarkiai, sparčiai pilietiškai, tada rezultatai, kaip grybai po lietaus nežinant nei mum, nei priešininkui, auga ir tos staigmenos įvyksta, ypatingai priešininkui, tada sunkiau jas ir išskaičiuoti pačiam priešininkui. Aš jau čia taip iš perdėtos kontražvalgybinės pusės analizuodamas sakau savo tą logiką. Taigi, kas yra tas neginkluotas pasipriešinimas? Tai aišku, pirmoji eilė tai neginkluotas pasipriešinimas tai yra tikrai nėra karinė operacija, jame gali dalyvauti kas nori, tikrai ir daug vietų yra ir Lietuvoje, mūsų iliustracijoje mes tikrai turime labai daug aikštelių, platformų tam pilietiškumui pasireikšti. Jeigu tu esi pilietiškas, turi laisvo laiko galimybę, ar tau skauda širdį, tai tu nueik, išreišk jį į tas nevyriausybinės organizacijas per socialinę rūpybą, į Raudoną kryžių, į Karitą, kur daug savanorių dirba. Jį nueik į maisto banką, prisidėk išvirdamas bliūdą sriubos, nes mūsų maisto bankas yra antiek globalizuotas, kad jo paketai ir tą pačią Ukrainą keliauja. Ir ne tik iš Lietuvos, iš visos Europos valstybių, ir iš Ispanijos, ir iš Čekijos ateina paketai, būtent per tokias organizacijas kaip Maisto bankas. Jie yra globalizuoti ir tie savanoriai, kurie ateina, tikrai prisideda šitame darbo bare. Užtat mes tikrai turime labai puikų instrumentą, mes turime ir tą Šaulių sąjungą, kuri kaip gaisrininkai dirba įvairių valstybės krizių laikmetyje. Na, o jeigu dar vis dėlto atsiranda sėdinčių ant sofos ir keliančių klausimą, aš nežinau, kur mano vieta ir ką aš turėčiau daryti, tai mobilizacijos įstatymai yra puikus instrumentas, būtinieji darbai. Paskelbus mobilizaciją, pagal tam tikrą situaciją, kurių mes dabar šiandieną negalime įvardinti, nes mes nežinome, iš ankstinės perspėjimo sistemos to neindikuoja, būtų skelbiami administracijos direktoriaus savivaldybėse arba valstybės mobilizacijos operacijų centro valstybės lygmenyje būtinieji darbai gyventojam. Kasti apkasų, įrenginėti inžinerinius įtvirtinimus,
Ne vien tik tai rankomis, bet kartu sąveikoje su ūkio subjektais, su komunaliniam tarnybom. Būtent kokie darbai reikalingi. Sakykime, kiekviena karo apimta teritorija, ar tai būtų Sirija, ar Libanas, ar Ukraina, ta pati, ar Donbasas, ten 14 metų akivaizdoje, ne, mes matėm, kiek humanitarinių krovinių atvažiuoja į karo apimtas teritorijas, tiek jungtinių tautų, tiek Raudono kryžiaus, tiek atskirų šalių, atvažiuoja telšių 100 fūrų su maisto produktais arba higienos prekiam. Į ką savivaldybės darbuotojai eis krauti, o kas prižiūrės, kas broširuos, kas išskirstymą darys. Tai užtat čia saveikumas turi būti užtikrintas su nevyriausybinėm organizacijom, kurios jau taikos metu turi įdirbį šitame krizinėme darbe ir pasitelkus gyventojus, nes reikės daugiau rankų, žmonių rankų. Pasitelkus gyventojus mes galime tos darbus atlikti. Tu darysi tą, tu dabosi per naktį tą krovinį, kad neišvoktų, išskirstimą socialiai remtiniem žmonėm padarysime pagal sąrašus turimus SADMO ar vietinės savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus, ar ne, apskaitą kažkas tai perdarys, sužiūrės tos popierius. Tai va, elementari iliustracija, kokie galėtų būti būtinieji darbai. Tai instrumentai yra, paprasčiausiai gal apie mažai ištransliuojama tokių žinučių yra. Aišku, mes turime padarę tokią žalią atvirutę, ar žinai, kas yra mobilizacija ir kaip elgtis mobilizacijos metu. Tai į tą atvirutę yra 2 sprindžių makulatūra sudėta teisėkūrinė, išversta į žmonių kalbą. Įstatymas, vyriausybės nutarimai, reglamentai, tvarkos, nurodymai. Sumanymas buvo, kadangi departamentas turi tokią misiją ir skleisti informaciją, nes mes turime kiekvienais metais ministerija apklausos gyventojų daro būtent pagal tą klausimą, ar žinai, kas yra mobilizacija ir kaip elgtis mobilizacijos metu. Tai kažkur nuo 27 iki šiandienai 34% tas rodiklis gyventojų žinančių paaugo, bet kadangi mes suinteresuoti, kad tas procentas augtų, nes mes gaunam per kuprą, jeigu jisai nukristų, gautume per kuprą, tai padarėm tokias atvirutės, kad įmesti pašto dėžutės. Tai mums tada perspėjo, kad to nedarytumėme, nes ar bus sukurta pridėtinė vertė, jeigu mes kiekvienam gyventojui pašto dėžutę įmesime tokią atvirutę, ar sukelsime paniką. Tai buvo atsisakyta, kad vis dėlto nereikia panikuoti. Tai šiai dienai mintis keičiasi, yra dar naujų leidinukų leidžiama ir ta informacijos klaida bus tikrai daroma platesnė. Nežiūrint to 50 000 šitų atviručių išdalinta. Per savivaldybės, per ministerijas, per ūkio subjektas, ten, kur mes važiuojam su pristatymais, mes išdalinam, paliekame ir ten, kur vėliai yra, ir anksčiau turėjote, tai ir internete yra jos, tai mes šitos dalykus laikome sklaidoje. Na, dabar kalbant apie tos pilietinius pasipriešinimus ir jeigu jau mes turime priešą prie vartelių, čia daleiskim vėl pereinu prie to ukrainietiško pristatymo, jeigu mes turime priešą jau prie vartelių, stuksenančių, baladojančių, greunančių mūsų vartus, tai kiekvieno pilietinio pasipriešinimo misija yra išlošti laiko. Išlošti laiko. Kodėl? Kas metrą, kas kilometrą mūsų kariniai daliniai nestovi per visą perimetrą. Mes tokio skaitlingumo neturime ir tokio skaitlingumo ukrainiečiai neturi. Ir teritorija ženkliai didesnė. Kariuomenė yra manevrinė. Jinai išeina išeities ruožus, jinai veikia pagal išankstinio perspėjimo indikacijas, pagal žvalgybos duomenis, kur rengiama priešo ataka, tada ten eina užkordonuojama, laukiama kažkokio. Tai yra šachmatų žaidimas. Užtat gyventojai, kadangi jie visoje teritorijoje gyvena, tai per pilietinio pasipriešinimo formatą įvairiais kliuviniais, kliūdimais gali ir turėtų imtis veiksmų priemonių, kaip įmanoma kliudyti mobilumui veiksmų. Ir šitie dalykai yra labai svarbus. Kokios iliustracijos tų kliūdžių yra. Tai aišku, čia mes turime viršutinę nuotrauką taikos metu iš Olandijos, kur autotransporto kamščiai sudaro tokį kliuvinį, kad ir šarvuota technika turbūt nepraeitų. Aišku, karo metu geriausias dalykas neutralizuoti tam tikrus infrastruktūros objektus, bei aišku yra elementarūs, paprasti, kadangi ne tik vikšrinė, bet ir ratinė technika karinė yra, tokie ežiukai, spigliai visokie ant kelių išbarstyti. Taip pat yra tam tikras trikdis vilksiniam stabdyti. Kitas dalykas,
Kitas dalykas, kuris labai paveikė Rusijos pajėgumus, kurie netikėtai iš šiaurės nuo Baltarusijos slinko link Kijevo, tai ir čia irgi galima paminėti tokį momentą, kad turėdami 60-ųjų metų Rusijos Sovietų Sąjungos generalinio štabo žemėlapius ir dar sutikdami tokius ženklus ant kelio, tai jie buvo tokioj painiavoj makaliniai geografiniai indikacijai, kur jam važiuoti. Nes ir vietovaizdžiai, landšaftai pasikeitė, gyvenvietės išsiplėtusios, tiltų atsiradę arba nėra, tvenkiniai atsiradę arba nėra. Ir jeigu dar kelių ženklai jam smegenis padaro smegenis, tai čia iš vis nonsensas. Puikia iliustracija pilietinio pasipriešinimo. Aišku, tie pavyzdžiai užkrečia, tiek ir mūsų kai kurie partneriai, ir mūsųse yra jau šitie dalykai brangių kaštų nesudaro, jau imituojami, daromi, pratibuojami ir tai yra puikiai tokia priemonė, kurią pirmieji šiame laikmetyje panaudojo ukrainiečiai. Kaip ir esu minėjęs, čia galime ir greičiau praeiti, kokie irgi dar tie iliustraciniai momentai yra, kur galima ir per būtinosius darbus atlikti, ir per susiorganizavimą, per bendrijas. Aišku, turbūt spontaniškai kažkur tai kažko tai sugalvotoj vietoj nedarysi, čia ir pacentruoti turbūt kariuomenė reikėtų, kur ką daryti, kokius blokpostus ar fortifikacinius įrengimus daryti, tai turbūt čia reikėtų turėti omenyje, bet tokie kaip maskuojantis tinklai, blindažinės žvakės ar kitos priemonės, tai jau čia galima, čia fantazijos vaisius yra, kuo gali prisidėti ir ką daryti. Net kojinės vilnonės ar šiltas megzti, tai irgi jau yra tavo darbo įnašas tam pačiam kariui apšiltinti, kuris apkasuose praleistų didelę dalį lauke ir panašiai, ar pirštinės ir panašiai. Tokie dalykai, sriubos arbatų virimai yra tikrai pilietinio pasipriešinimo. Mes matome ir Kijeve, Ukrainoje, kaip žmonės ir sumuštinius neša. Mes patys 90 metais tą patį turėjome. Paprasčiausiai reikia prisiminti, kaip ir sumuštinius nešė, ir arbatos buvo verdamos ir dalinamos tikrai. Tai tokių dalykų tikrai yra begalė. Kas yra svarbu paminėti invazijos preliudijoje? Invazijos preliudijoje priešas visada naudoja diversinės diversantus. Tai yra klasika. Ir ukrainiečiai identifikuoja, bent jau savo išmoktų pamokų, akivaizdoje identifikuoja tokius bruožus, kur gyventojų budrumas turi įsijungti. Nes priešas prieš invaziją nori kuo didesnę škadą, kuo didesnę paniką sukelti šalies viduje, padegti, susprogdinti degalinę, kad kuo daugiau dūmų būtų, kad panika, kad kažką tai išvogti, transformatorinę sugadinti, kad elektros nebūtų, kad gyventojams pasėti paniką. Todėl jau invazijos preliudijoje, užtat ir norima, kad komendantai atsirastų kuo anksčiau, kad pradėtų organizuoti gyvą sargybą tų strateginių objektų. Ar tai būtų ten didesnės maksimos, tos parduotuvės, ar tai būtų degalinės, ar tai transformatorinės, nes priešininkas, diversantas, jeigu nėra fizinės apsaugos, jis eis ir padarys tą škadą be jokių trūkdžių. O jeigu jisai pamatys, kad yra kažkokie tai žmonės stovi, ginkluota medžiotojai ar ginkluota sargyba, ar net neginkluota sargyba, tai kad žmonės būdi, sargauja, neina kalba net apie gynybą, paprasčiausiai apie sargybą. Ir to pakanka, kad diversantui apsunkinti tą darbą. Tai čia reikia turėti omeny, kad preliudijoje diversinis darbas yra priešui labai svarbus, todėl mes turime įjungti budrumą. Kalbant apie ginkluotą pilietinį pasipriešinimą, aišku, šitoje vietoje reikia turėti omeny, kad vis dėlto turime turėti centruotoją. Negali būti palaidos balos. Kad kas sugalvojo, išėjo į gatvę su berdanke, šauninkų kažkokiu, tai ir ką nori, tą daro. Turi būti šitas centravimas, turime klausyti žinučių iš kariuomenės. Nes šitoje vietoje neidentifikuota žmonių grupė arba pavieni žmonės gali būti traktuojami tiek kariuomenės, tiek mūsų atvykstančių arba esančių jau Lietuvoje partnerių pajėgumų kaip grėsmė ir gali būti neutralizuojami. Tas turi būti labai svarbu. Tai reikia nešioti galvoje ir nevaidinti iš savęs didvyriais, nes tas dalykas yra labai atsakingas. Mūsų akivaizdoje
Mes ką turime žinoti? Mes turime, kaip ir nelegalų krizės valdymo metu, mes matėme, kaip mūsų pasieniečiai kreipėsi į savo rezervistus, į šaulius ir kvietė telktis prie jų, nes reikėjo tikrai budėjimus organizuoti sienos perimetro priežiūrai. Tai mes turime ir savanorišką krašto apsaugos tarnybą, kur galime iš anksto identifikuoti save kaip paramos elementą, turime tą pačią Šaulių sąjungą, gale mes turėsime karo komendantus, prie kurių galima bus prisijungti. Aišku, turime turėti omenyje, kad mes turime, dalyvaujant šiame procese, turime indulgenciją suteiktą mums konstitucijos, bet turime ir atminti, kad jeigu pasiryžome šitam keliui, kad mes tampame teisėtų priešo taikiniu. Bet turime atminti ir dar vieną momentą. Kokia bebravūriška nuotrauka atrodytų čia, kur dabar matote ant ekrano, turėkime omenyje, kad priešininkas daro išmoktas pamokas. Ir prieš eidamas į bet kokią tai rizikingą vietovę ar kirsdamas kokią gyvenvietę, jisai praakėja šalia stovinčius namus, kad tokių stovinčių prie langų nebūtų. Prevenciškai. Užtat stovintis prie lango, tykantis kažkokios tai kolonos turi pasverti, ar jisai sukurs pridėtinę vertę, ar jisai padarys tą naudą savo ir valstybei, nusinešdamas, kad ir su savim, kažkokią tai dalį priešininkų. Ar jisai bus tik tai beviltiška auka. Suomiai žiemos karo metu paskaičiavo, kad vienam Suomiui reikia su savim privalo nusinešti tenai kažkokį tai skaičių priešo. Tai čia irgi reikia turėti omenyje, kad mūsų auka, jeigu mes tam pasiryžome, nebūtų beprasmė. Jeigu tas žmogus su šautuvu tikotų kažkokio tai pavienio okupanto arba grupės okupantų, kuris gali eliminuoti, vienas dalykas, bet jeigu mes laukiame kolonos prie langų, tai tas beviltiškas, nes prieš koloną visą laiką praskrys aviacija ar artilerinės salvės ir praakėja tos potencialius nežinomus tokius rizikingas vietas, kad jų kolona praeitų sklandžiai. Jie irgi daro išmoktas pamokas. Šitą reikia nešioti galvoje. Kitas dalykas. Aišku, Lietuva, kaip pamenate, 90 metais, kaip mes pasiskelbėme laisvi ir nepriklausomybę, mes karinio vystymo prasme pradėjome nuo visiško nulio, kai tuo tarpu Ukraina, kaip ir kitos respublikos, jos su Rusija pasidalino karinį turtą. Tiek ginkluotę, tiek kitus dalykus, net ir branduolinis ginklas dar pas Ukrainą buvo, kuris 94 metų Budapešto susitarimo metu, reiškia, buvo iš jos paimtas pagal tam tikras garantijas, kur dabar spekuliuojama, ar ne? Tai jie ginklų tikrai turėjo ukrainiečiai. Man teko oranžiniais laikais Juščenkos būti gynybos atašė. Ukrainoje tai tikrai labai daug arsenalų ir raketinės įrangos, ir lengvo šaulio ginklų, net pirmo pasaulinio karo Maksimai, kulkosvaidžiai, vandenio aušinami, kurie dabar naudojami beje, saugyklose buvo tepaluose. Tai jiem be pigų buvo bent Kijevo metu invazijos akivaizdoje grėsmės, kada priešas artėjo prie Kijevo, išdalinti gyventojams ginklus. Bet čia irgi momentai. Taip, skęstantysis griebiasi už šiaudo. Taip, natūralu. Šiuo atveju turbūt ir mes tai pasielgtumėme. Bet čia yra tokių irgi išmoktų pamokų. Yra išmoktų pamokų, nes postai kariškiai išėjo į išorės perimetrą, centravo vidų daugmaž policiniai pajėgumai, vietos savivalda, kaip matėme ir Kličkos kulkosvaidžių meras tenai, centravo tam tikrus dalykus, organizavo blokpostų statymus ant įvairių sankryžų, ant viadukų, ant tiltų, tokių kritinių vietų. Daug pridygo tų blokpostų, žmonės sustojo į pozicijas, aišku, dieną, 2-3, reikia į dušą nuvažiuoti, reikia namo, reikia sumuštinių, atsivežti, pasikrauti kažką, tai pasikeisti, permiegoti. Tai žinai, šalia esančius postus žinai, dar toliau esančius žinai, iš matymo. Kijevas milijoninis miestas, bet tu pavažiuoji toliau, komendanto valandos, viską, stok, kas toks? O žinot, įtampoje, nemiegojęs, 2-3 naktis. Mat per mat, zatvoras, pikšt, šimtai lavonų. Tai visko buvo, aišku, ir diversantų šiek tiek, sakykime taip, ir piktavalių, tikslų ginkluotės pasavinimo prasme, nes kriminalinis elementas karo metu taip pat egzistuoja. Bet buvo daug išsišaudimų,
buvo išsišaudimų. Ir tai yra išmokta pamoka, kurią reikia nešioti ir galvoti jau dabar. Ir tai yra mūsų modeliavimo, kariškių modeliavimo darbalaukyje. Ir apie tai reikia kalbėti ir apie tai kalbamės. Spontaniškumas taip, jisai egzistuoja, bet visko yra, suirutės yra, bet reikia praanalizuoti ir tas pamokas. Kitas dalykas. Taip. Atsakau. Tas klausimas jau senai nagrinėjimas. Žiūrint šitoj žalioje atvirutėje tai yra įvardinta, kad jos administracijos direktoriai su komendantu pasitelkia. Bet dabar žiūrėkime, paimkime statistinį būrelį. Būrelis kiek susideda? 30-40 narių, ne? Įvairiai. Kas į būrelį įeina? Kiek policininkų, kiek kariškių, kiek savivaldybės darbuotojų, kiek ūkio subjektų tenai vadovų ar narių. Yra kažkiek tai atsargoje neturinčių kažkokių tai pensijoje esančių asmenų. Tai kaip visi išeina į savo fronto linijas, į darbo vietas, kas tada iš to medžiotojo lieka, iš to būrelio? Tai gerai, bet jeigu meras yra medžiotojų būrelio narys, o jisai turi būti merų ir karo ir metu, tai jisai darbo vietoje turi būti, o ne medžiotojų būrelyje. Medžiotojų būrelis nėra vienetas, jisai vienetas yra taikos metu, bet visi, policininkas iš medžiotojų būrelio eina į savo fronto liniją, kariškis esantis medžiotojų būrelį eina į savo misiją atlikti, ūkio subjekto vadovas ar dalyvis gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymo eina dirbti darbą. Tai mes žiūrime į medžiotojų būrelį kaip dabar egzistuojantį vienetą ir paimam iš to vieneto, nunešam į karo padėtį. O kas darys funkcijas, jeigu sudedamosios yra reikalingos užtikrinti tam tikras funkcijas? Tai dėlionė yra būtent savivaldybės geografinėme lygmenyje, kur tie būreliai dislokuoti. Tai karo komendantas, kuris yra Telšių rajone su administracijos direktoriumi, skaičiuodami kritinę infrastruktūrą, kurią reikia saugoti ir dėlioja tą žmonės. Išskirsto. Ir mes, kai pradedam skirstyti, mes neturim tiek žmonių, kad kritinę infrastruktūrą padengti. Nes reikia 3 pamainų ar 2. '90 metais savanoriai, kurie nedrįso, medžiotojai, kurie nedrįso dalyvauti pilietinėme pasipriešinime, buvo tokių, kurie atnešė savanoriam ginklus. Savo, atidavė, įteikė. Imkit mano ginklą ir naudokite. Jūs garantuotas, kad 100% medžiotojų būreliuose esančių asmenų eis į fronto liniją ir, sakau, mes kalbame apie, mes norime iš karto išspręsti keletą dedamumų. Jūs dabar kalbate apie fronto liniją, tą karštą liniją, kada man irgi taip pat nerūpės, kad aš dirbsiu prie stalo kažkur tai ar skirstysiu resursus. Aš eisiu į fronto liniją. Bet tada aš eisiu į fronto liniją, nes tada vandens tiekimas man bus nesvarbu. Aš nieko apie pasipriešinimą, kad gal ne pačiuose pirmose linijose, ten kariškiai, profesionalūs kareiviai, bet pasipriešinti šeimą, ten daro kažkokie tokie pasipriešinimui, tokie dalykai. Klausykit, aš esu taip pat medžiotojas, bet aš turiu savo vietą ir mobilizacijos, ir karo padėties metu. Aš karinio ginklo neturiu. Bet aš turiu medžioklinį ginklą ir savo kitus ginklus. Aš į savo darbo vietą, kaip į fronto liniją, eisiu su savo ginklais. Taip pat meras, jeigu jisai turi ginklus, jisai savo vietą eis su savo ginklais. Ir žus, jeigu reikės savo darbo vietoje, jisai ją gins. Medžiotojų būrelis nėra kovinis vienetas, supraskite tai. Aš sakau, 30 000 medžiotojų nėra karinis vienetas. O 60 000 tie
klausykit. Vyriškis. Mes kalbame šiaip apie vyriškius, ar ne? Nuo 18 iki 60 metų gali būti ir bus pašaukti kariuomenę. Apie kokius mes medžiotojus kalbame? Jeigu jie patenka po karinę mobilizaciją. Tai jeigu jie turi ginklą, jie į kariuomenę negali būti pašaukti. Tai jūs pasitelksite administraciją, į sargybą, į apsaugą strateginių objektų. Jūs pasitelks karo komendantas. Sakau, mes tiek žmonių ir tiek medžiotojų neturim, kiek turim strateginių objektų. Ir duok Dieve, kad jūs ateitumėte. Tai tas ir yra, bet tai yra ištransliuota ministro, kad 30 000 medžiotojų nulis nieko nedadės prie krašto apsaugos ar pilietinio pasipriešinimo. Tai kodėl mes dabar medžiotojam įkūrėme teisėkūrinę prievolę gauti sertifikatą pilietinio pasipriešinimo kurso? Tam, kad medžiotojas subrandintų save valią, kad jisai gali būti pasitelkiamas. Ten yra ir parašyta, yra išaiškinta, kad medžiotojai gali būti pasitelkiami sargybiniam funkcijom vykdyti su savo ginklais ir per komendantą. O ne tai, kad jisai sugalvojo arba kažkas tai turi sucentruoti. Sakau, ginklas yra ginklas. Ginkluota gynyba, ginkluotas pilietinis pasipriešinimas yra kariuomenės centruojami dalykai. Kur reikės, ten bus pasitelkiama. Bet jeigu jūs esate virš 60 metų, kaip ir aš, tai mes būsime pasitelkiami strateginių objektų apsaugai. Tas yra jau įvardinta. Su savo ginklais. Bet ne medžiotojų būrelis in corpore. Molotovo kokteilis, kaip įrankis. Puikiai priemonė, bet irgi labai situatyvi. Lvovo alaus gamykla net buvo konvejerinė gamyba paleidusi Molotovo kokteilių. Taip pat užimtose priešo teritorijose jisai buvo ir yra naudojamas, bet irgi labai reikia pasverti situatyviai sukuriamą pridėtinę vertę ir savisaugą. Aišku, Molotovo kokteilis yra numatytas mūsų dabar rengiamuose įgūdžių formavimo mokymuose, kaip ir gamyba, kaip ir panaudojimas, nes nepabandęs nežinosi, kaip tas stiklas dūžta, koks poveikis ir panašiai. Todėl per įgūdžių formavimo kursus šitie dalykai bus testuojami. Kita vertus, kas paminėtina, aišku, sudėtis jų irgi yra įvairialypė, žiūrint prieš ką naudoji. Jeigu prieš gyvą priemonę gali įvairios priemaišos būti kitokios, jeigu prieš techniką kitokios, nes kitoks uždegimas, kitoks efektas būna. Tai čia grinai tik tai iliustracija, kaip žinių teikimo prasme, bet įgūdžių formavimo jinai bus duota išbandyti. Protestai, kaip valios ženklai gynybiniai, yra toks dalykas, bet jisai darė poveikį Ukrainoje tokiu aspektu, kad rusai eidami į Ukrainą, jie buvo prifarširuoti tokių idėjų, kad jie eina vaduoti. Jie eina vaduoti saviškių. Ir kaip jie sutiko prieš save masę žmonių, čia nuotrauka iš Energodaro, rusakalbėme rajone su ukrainietiškom vėliavom, arba vėlesniai pristatymo dalyje bus Chersono nuotrauka, kur žmonės Energodare iki savaitės, Chersone iki 2 savaičių sutrikdė priešo judėjimą, būtent tokiais taikiais protestais. Tai yra toksai momentas, drąsus momentas. Reikia turėti omeny išmoktą pamoką iš Ukrainos, kad tai duoda efektą pradžioje, bet po to priešininkas per filtracijos stovyklas, ir tą mes matėme per Lukašenkos veiksmus su mitinguotojų atžvilgių, kaip 100-tūkstantinės demonstracijos kelių savaičių bėgyje bliško ir subliuško. Jos buvo išcentruotos, desegmentizuotos ir išfiltruotos, ir pasiekmės buvo tokios, kad jų nebeliko. Tai priešas, naudodamas tas išmoktas pamokas, taip pat yra pažengęs į priekį, bet pradžioj trikdžiui jisai tokie dalykai darė poveikį.
Skaitmeninė erdvė, kaip atskiras domenas, prašoksiu, čia yra kompetencija žmonių, kurie turi tam tikrus įgūdžius, čia per Šaulių sąjungą yra tas įgūdis formuojamas labai stipriai ir šauliai mūsų pratybuojasi. Tai neturinti sienų kovos priemonė, nebūtinai reikia būti kažkokiam tai pafrontėje arba fronto linijoje, daryti tos veiksmus tiek gynybinio pobūdžio, tiek atakuojančio pobūdžio. Gali pasireikšti visi turintys tam gebėjimus, nes čia yra speciali būtent niša. Kitas momentas, kur čia paskutinis akcentas pridėtas, prisidėkite fiksuojant karo nusikaltimus, tai vėlgi turėkime omeny, kad tas laikmetis, apie kurį aš dabar kalbu, yra suirutės laikmetis, panikos laikmetis, daug būna tokių ir nesusikalbėjimų, ir tokios išėjimo iš blaivaus proto, kol paskui vėl viskas subėga atgal, nes prie karo irgi priprantama. Tai būkime budrus, įjunkime galvą, įjunkime akis, jeigu matome kažkokius tai nusižengimus, nešiokime galvoj, fiksuokime kažkur tai, nes ateina laikas, kada reikia suinventorizuoti tos dalykus, policininko ant kiekvieno kampo, tyrėjo ant kiekvieno kampo nebus, paskui reikės kažkur tai nunešti tą informaciją, pasidalinti, sucentruoti, sudėlioti, nes kiekviena pražanga, kiekvienas nusikaltimas, kiekvienas neteisėtas veiksmas turės rasti atsaką. Tai šitą dalyką pilietiškai turime nešioti, turime įsiminti, turėti atmintį. Labai svarbus momentas, žvalgybinis elementas, informacijos perdavimo elementas, fiksavimas. Ukrainoje buvo sukurta ENEMI tokia programėlė APSAS, kuriame gyventojai labai aktyviai dalyvavo ir perdavinėjo informaciją Ukrainos saugumo tarnybai, kariuomeniai, ir jinai buvo ten analizuojama pagal galimybės ir buvo ją pasinaudojama, kad būtų galima per kitas mobilias priemonės sureaguoti ir dalyvauti neutralizavime. Reikia įsisąmoninti, kad tikrai, kaip ir paminėjau iš tos iliustracijos, kaip sovietmečiu turėjom tiek alsuotojų į nugarą, įveiklintojų, tai tikrai suirutės metu gali to nebūti, gali būti informacijos blokavimas, gali būti dar kažkas, nors dirbama šitoje vietoje dėl komunikacijos klaidos ir įtraukiant viešą transliuotoją ir per strateginę komunikaciją, per lokalias komunikacijas su žiniasklaida, su bažnyčiom. 90 metais aš atsimenu, Žaliaraiščiam Kaune keliam tūkstančiam vyrų vadovavau teisėsaugos draugovėm, kur mitingus dengdavom, nes milicija buvo nusišaliusi nuo teisėkūros tų viešosios tvarkos dalykų. Tai namuose, aš apie mobiliakus nekalbu, tada nebuvo, bet vėlinio telefono neturėjau. O rinkdavome, susitelkdavome, susibėgdavome, kažkaip tai informacija vaikščiodavo. O čia dabar, prisimenu, prieš keletą savaičių Facebookas sutruko ir viskas. Panika. Facebooko nėra, viskas, be rankų. Tai prisiminkime 90-osius metus, 100-tūkstantiniai mitingai. Susiburdavome ir viskas sėkmingai, tokios operacijas, ir Baltijos kelias, ir Europos kelias, ir daug dalykų įvykę, be jokių strateginės komunikacijos instrumentų papildomų. Tai todėl, kad, sakau, reikia būti aktyviem, įjungti galvą, kaip ir aš sakau, kaip ir per institucijas. Mobilizacinis planavimas pagal metodikas, pagal modeliavimus, vyksta rutina, galvas skauda, kam to reikia. O reikia tam, kad vaizduotę, kad smegeninę lavinti, kad minkštinti, tą plastiliną minkyti. Kaip aš sakau, vidurinėje mokykloje iki, kiek dabar, 12 klasių? 12 klasių. Iki 12 klasių. Baigiam 12 klasių, išeinam į gatvę, o gyvenimas ragus pastato. Mokykloje nemokina kažko. Tai mes irgi negalim žinoti visų situacijų, bet mum į mokyklą išmokina ieškoti informacijos ir įjungti kritinį mąstymą. Nepamesti galvos, vaizduotę, kad gyvenimas tų ragų nepastatytų. Kiekvieną dieną mokinamės. Ir nemobilizacijų ir kalo ateities metu kažkoks tai klonas nenusileis ir mums nereguliuos, ką mes turime daryti. Šiandiena mum įmokina. Išmoktos pamokos, edukacija, monitoringas, įvykio analizė, ką mes girdime, ką mes matome, per savo kritinį mąstymą praleiskime. Ir nepameskime galvos. Šalta galva turi būti išlaikyta. Nes algoritmų kažkokiu tai pirmas šūvis visus mobilizacijos planus arba pasirinkimo planus meta į šiukšlių dėžę. Elgiamės pagal situaciją ir pagal blaivę galvą. Bet tai mums planavimas, edukavimasis kasdienybėje priverčia eiti prie to tikslo, kad sugebėtume racionaliai priiminėti sprendimus.
Aišku, esant bet kokiai grėsmė reikia pagalvoti apie savisaugą, apie grėsmės, apie tam tikros perteklinės arba nesaugios informacijos ištrinimą arba apsisaugojimą akivaizdžios grėsmės arba patekimo kažkur tai akivaizdoje, tai reikia būti budru. Na, aišku, labai svarbu yra taikiniai. Visuomenė turi žinoti, kiekvienas turime žinoti pagrindinius taikinius, kuriuos turėtume įvairiais kanalais perduoti, kas tai yra tie taikiniai, tai aišku yra štabai, radiolokacijos stovytis, kiti dalykai, bet aš norėčiau paminėti vieną, kuris yra įvardintas kaip elektroninio karo padaliniai. Taip, Rusas turi stiprius elektroninius padalinius ir jeigu mes karo pradžioje visi entuziastingai per pilietiškumą, vykdydami pilietinį pasipriešinimą, metėmės ant to bairaktaro ir džiūgavome sėkmėmis atakų, tai kažkaip taip vėliau nutylo tie dalykai, ar ne? Nutylo todėl, kad priešas išvystė, atstatė savo radioelektroninio poveikio galimybės. Ir tie bairaktarai ar Haimarsus, išmanieji svediniai, kurie eina į taikinius pagal geolokaciją, pagal suvestus GPS duomenis, šito elektroninio karo padalinių poveikio daromi praranda kursą, nepasiekia taikinio. Tai yra labai svarbu ir tai yra vienas iš esminių taikinių šiai dienai ir tą irgi nešiokite. Kita vertus, turbūt irgi daug kas girdėję, kad yra labai svarbu, tai yra išmoktos pamokos ir Pirmo pasaulinio karo, ir Antro pasaulinio karo, kad negalima fotografuoti, paveiksluotis nei savų karinių dalinių pajėgumų judėjimo, nei priešo padarytų atakų poveikio. Daleiskim, Kijeve vienas pilietis į socialinį tinklą įdėjo nuotrauką, kuriame Kijeve prie lietuviškos kilmės kapitalo prekybos centro stovėjo bukas prieš lėktuvinės gynybos sistema. Priešas pagal nuotrauką per geolokaciją tai įvedė ir paleido kaip į taikinį raketą ir sunaikino ne tik tą sistemą karinę, bet ir nukentėjo visas prekybos centras, turbūt girdėjo. Per neatsargų, nepiktavališką piliečio poelgį. Todėl šitie dalykai labai yra nesveikintini, jų negalima daryti, negalima kelti tokių nuotraukų, net ir apie priešo pataikymus. Vokiečiai Antro pasaulinio karo metu, paleisdami toliašaudžius sviedinius į Londoną, sekančią dieną pirkdavo angliškus laikraščius ir skaitydavo, žiūrėdavo nuotraukas, kurie pataikė, koreguodami savo taiklumą ir tikslumą pataikymo. Nes mes patys atskleidėme, kur pataikė. O kaip tu neviešini tų dalykų, tai nesudarai priešui galimybių, nepasitarnauji priešui, tiksliau sakant, gal taip. Tai aišku, mes gyvename ir kosmoso amžiuje, ir kitie dalykai, bet ne visą laiką viską turi galimybių iš to kosmoso irgi pamatyti, reikia staigiai ir dabar, tai kad nepasitarnautume, tai to nedarykime. Na ir kalbant apie rezistenciją, nes kas čia dar paminėtina, kad rezistencija, aišku, išvertus iš anglų kalbos, tai yra pasipriešinimas, bet pagal mūsų suvokimą, tą istorinį nueito kelio ekspertizę, mes rezistenciją daugiau suvokiame kaip veiksmus okupacijos sąlygomis. Veiksmai okupacijos sąlygomis, ar ne? Tai šitoje vietoje reikia turbūt įsisąmonti, kad tai tikrai yra labai rizikingas veiksmas, bet aišku, jisai gali būti aktyvus ir pasyvus. Įvairiai gali būti traktuojamas ir apie tai mes čia pakalbėsime, bet pati rezistencijos vadyba, centravimas, tai turėtų būti jau kariuomenės atsakomybės dalis, nors aišku, visuomenės įsitraukimas situatyviai yra veikiamas, labai situatyvus, sakykime taip. Taigi, gyvenimas laikinai okupuotoje teritorijoje, priešui laikinai ją užėmus, tikrai nesibaigia. Jisai tęsiasi. Ir pirmų 4 slaidžių jūsų akivaizdoje pabandysiu apriepti, tiksliau ne aš pabandysiu apriepti, bet perteikti, ką ukrainiečiai perteikia, ką jie išgyveno, kokie yra priešo veiksmai. Ką jie daro? Pirmoje eilėje, apart karinių pajėgumų, jie įveda ir tą antrą ešaloną represinį, Rosgvardiją, netgi federalinę įkalinimo įstaigų tą apžiūros tarnybą tenai sumobilizuoja, kad jie filtruotų NKVDistiniais metodais, skanuotų tą visuomenę.
steigia okupacinę administraciją. Aišku, eliminuoja, tame tarpe grobia, įkalinę, nužudo, suvaržo vietinius politinius lyderius, pareigūnus, karius, net ir buvusius, išveža vaikus, kaip mes matėme iš Ukrainos iliustracijų. Aš gal pridėsiu, gal čia reikėjo papildyti šitoje skaidrėje dar ne tik karius, bet ir policininkus ir gaisrininkus, prokurorus ir tardytojus, visus statutinius pareigumus, jiem vienodai. Ir jeigu mūsų policininkas arba pagdo gaisrinės specialistas jums rodo trikampį, kad jie ne taikinys, jie ne kombatantai, tai jie tą gali rodyti Britanijoje arba Prancūzijoje, bet ne Rusui. Rusų yra vienodai. Kuria kolaboruojančią asmenų tinklą, vykdo informacinės priemonės, kontrabandą, propagandą, plauna smegenis ir panašiai. Toliau, priešas nukreipia pajėgumus, ką ir buvau minėjęs, į demonstrantų protestų malšinimą, tą desegmentizaciją, masių išskaidimą su tikslu priversti bendradarbiauti. Ir jie yra paskaičiavę, kad jiem pakaktų, nors dabar girdėjau naują skaičių, čia rašau dar iki 10%, dabar jau atsiradęs naujas procentas. Iki 7% jiem pakanka savivaldybei pritraukti kolaboruojančių darbuotojų ir savivaldybė funkcionuoja. Jie prijungia kažkokį aptarnaujantį savo personalą, bet tie žmonės, kurie turi įgūdžių, žino savivaldybės materialinę bazę, kur kas yra, kaip tą visą gyvastį palaikyti, užtenka 7% iš jūsų, kad okupantas galėtų užtikrinti funkcionalumą. Ar tai įmonės, ar tai bendrijos, ar tai savivaldybės, ir tai yra jų skaičiuotės išdava. Priversti vietos lyderius ir pagrindinį personalą bendradarbiauti, grasinant ar kitaip sukurti bendradarbių tinklą, motyvuoti, grasinti, nutraukti darbo santykius, aišku, naudojant jauką, duosiu, neduosiu, ten maisto produktų skirstymo korteles ar kitokius dalykus. Smegenų plovimas. Ypatingai Chersono srityje tai palėtė mokyklas. Na, žinote, ukrainiečių kalba netolima slavų kalbos grupė, ypač dabar okupuotos teritorijos, ten rusakalbės yra ukrainiečių. Kas tai yra, galiu pasakyti iš savo patirčių, kaip ir ar tai Julija Tymošenko, ar Kličko buvęs meras, jie anksčiau irgi rusiškai tik tai kalbėdavo, paskui jau čia kažkur tai jau žymiai anksčiau ir perėjo prie ukrainiečių kalbos, bet jie visą laiką save laikė ruskagovorящие ukrainci, kad mes esame rusiškai kalbantis ukrainiečiai, jie turėjo tą stuomenį, turėjo tą savitumą. Tai ką padarė, labai bruožą gerą parodė švietimo įstaigos Chersono, atsisakė dalyvauti mokymo procese, dėstyti pagal iš Rusijos atvežtas metodikas, vadovėlius, ir aišku, jie buvo atleisti. Daugelis mokytojų, mokymo įstaigų vadovų buvo atleisti, net buvo informacija, kad iš Rusijos buvo siunčiami mokytojai užpildyti tą gepą, tą tuščias vietas, kad procesas nenutrūktų, ir viskas, aišku, perėjo prie rusų kalbos. Aišku, vykdoma gyventojų patikra. Aišku, čia mes matėme vizualizaciją ir viešuosiuose kanaluose jau Baltarusijoje tas prieš istorijas, kaip daro, tos neutralizuoja tos mitingų 100-tūkstantinius, tą patį naudoja ir Rusas. Ar turgavietėse, ar masinėse gyventojų susibūrimos vietose, kariuomenė arba milicinis elementas apsupa žmonės ir po vieną ne tik atrodyk kišenės, bet rodyk telefonus. Ir skanuoja, identifikuoja, filtruoja, ką turi. Ir bet koks telefone atrastas motyvas, ar tai memas, ar patriotinė informacija, ar tai adresų knygutėje kapitonas Petras arba majorė Marija, įrašas iš karto tave filtruoja į kitą lagerį ir tolimesniai apklausai ir segmentizuoja taip pagal tas identifikacijas, kurie jie savo trafarete yra nusistatę. Tai čia reikia, ukrainiečiai indikuoja jau išmoktas pamokas, kad visi turi po keletą telefonų, vieną jau metai balą laidoja, kitą turi švarų veikiantį, kad galėtų tai patikrai parodyti. Bet čia, aišku, lengva pasakyti, bet gyvenime yra tokie dalykai, kad ta filtracija yra labai pavojingas, tos oblavos vadinamos, labai pavojinga priemonė, kuri yra taikoma okupanto.
Na, kitas momentas yra jau 8 slaidėse sudėtas, kokiagi elgsena rekomenduota, ką daro ukrainiečiai, tai be abejo, kaip ir su tais pasitikimais invaziniais, ne, priešo su tom demonstracijom, o šita nuotrauka yra iš Chersono, kur keletą savaičių sutrikdė priešą institucionalizuoti Chersono institucijas, tas pačias savivaldą. Savivalda prie okupanto jau esant dar darbą tęsė savaitę laiko kažkur tai. Būtent per tas demonstracijas priešas negalėjo patekti į pastatus, į savivaldą ir 2 savaitės kažkur per savaitę tai tikrai Ukrainos vėliava dar plevėsavo virš Chersono administracijos. Tai tas vilkinimas, stabdymas yra tam tikras efektas iki tam tikro momento, kol priešas nepasiraitoja rankovų ir perlipa ne tik per save, bet ir per mus. Aišku, tas sabotavimas galima būti situatyvus ir labai įvairius kontekstus turintis. Tai yra labai situatyvus momentai ir priklausomai nuo situacijos. Nesmurtinio pilietinio pasipriešinimo apraiškos erzinančios priešą, o erzinimo motyvas parodo gyvastį okupuotoje teritorijoje, kad pilietiškumas, patriotiškumas gyvas, kokį poveikį daro? Poveikį daro tą, kad priešas yra priverstas toje teritorijoje laikyti savo ar tai karinius ar policinius pajėgumus. Tokiu būdu netelkdamas juos į fronto liniją ir kad jie skverbtųsi toliau į šalį, bet jie kuo tokių simbolių atsiranda okupuotoje teritorijoje, priešas turi laikyti represijos instrumentus ir tos okupuotose teritorijose. Ir jam vis sunkiau išlaikyti tas didesnės užgrobtas teritorijas ir eiti gilin, nes brūzdėjimai vyksta ne tik, kad brūzdėjimai, bet ir tos nacionalinės tapatybės apraiškos. Net ir ta I raidelė su 2 brūkšneliais, kuri būdinga vien tik tai Ukrainos alfabetui, tai irgi yra raudonas skūduras buliui. Nes tai parodo priešui, kad mes gyvi. Ta pati, jeigu jų nupaišyta Z raidė, iš jos padaromos piltuvėlis su nacionaliniam spalvom, taip pat jau yra matomumas vizualinis, kad mes gyvi, mes nepasiduosim, o gyventojų ten pasiliko vis dėlto nemažas kiekis. Tai tokių momentų yra apraiškų labai daug Ukrainoje, okupuotose teritorijose. Aišku, politinis nebendradarbiavimas, aišku, rekomendacijos yra nedalyvauti okupantų organizuojamuose rinkimuose, renginiuose, ignoruoti okupantų steigiamas valdžios institucijas įstaigas, pasitraukti patiems iš valdymo įstaigų, švietimo įmonių. O čia matote nuotrauką, kurioje kalbama apie mokytojų siuntimą į mokymo įstaigas iš Rusijos, remti tuos, kurie neteko darbo, daleiskim tie pedagogai, kurie atsisakė dėstyti rusų kalbą okupuotose mokyklose rusų kalba, tai prarado darbą, nes vis dėlto okupuotose teritorijose taip pat darbo procesai nenutraukia, vyksta prekių mainai, veikia turgavietės, tie atsiskaitimai funkcionuoja, kaip bebūtų, tai tie mokytojai prarado šaltinį, tai tie gyventojai, piliečiai per pilietiškumą jos rėmė. Ir duonos kąsnių, ir resursais, pinigais, galų gale sudarydavo sąlygas išvažiuoti. Nes daug paskiau ukrainiečių, kadangi ta okupacija Chersono įvyko labai greitai, ar tai išdavystės akivaizdoje, čia dar išgirsime gal vėliau tos momentus, kaip čia pavyko priešui taip staigiai įsiskverbti į Chersono sritį. Tai daug gyventojų buvo įkaitais pasilikę, nespėjo išvažiuoti, tai daugelis paskiau išvažiavo per Krymą, per Rusiją, per Gruziją, per pačią Rusiją į tas kitas šalis paskiau išvažiavo, jau okupacijos sąlygomis pasitraukė. Aišku, paskiau vėliau jau vyksta ta automobilių numerių keitimo procedūros, tai irgi tas vilkinimas arba pasudalinimas, vilkinimas duoda efektą iki tam tikro momento, nes paskui vis tiek tu prarandi darbo santykius, negali gauti kažkokių tai ar tai gydymo paslaugų, ar kitų egzistencinių paslaugų, tai esi jau priverstas jau žaisti pagal kitas taisyklės ir kitom sąlygom, bet tas vilkinimas vis dėlto iš pradžių duoda efektą. Aišku, reikia būti atspariem propagandai. Mes patys matome, ar ne, kaip, aš niekad anksčiau nepagalvočiau, atrodo, gyvename laisvos informacijos klaidos pasaulyje, turime galimybę alternatyviai informacijai ir kaip ta informacijos, tas poveikis televizijos gali daryti poveikį. Pasirodo, gali. Ir aš jums tikrai pasakysiu, kad tai yra bėda. Ir mes departamente per pilietinio pasipriešinimo skyrių turim tokį projektą tautinių bendrijų jaunuomeniai, vasaros stovyklas darome.
Na, jos buvo sugalvotos prieš 10 metų, kada turbūt girdėjote informaciją, kad mūsų rusakalbėse mokyklose kitotaučiai rinkdavosi kelionės į Rusiją, į tas sukarinto profilio stovyklas, ar Lionak, Zarnica važiuodavo, ar ne. Tai buvo kažkokia ir mum gėda, ir buvo sugalvotas momentas padaryti tokias stovyklas Lietuvoje. Bet nesukarintas, bet tokio įvairiaprofilinės, kviečiant, reiškia, darant žygius, darant tokius užimtumus, kviečiant įdomius žmonės, padaryti jas populiarias, pritraukti tos jaunuomenės. Ir mes darome tokias stovyklas, miksuodami tautinių bendrijų jaunuolius su lietuviukais. 50 ant 50. Žinote, tiesiog graudu buvo skaityti tą atgalinį ryšį, kaip tie tautinių bendrijų atstovai apie stovyklą atsiliepia. Sako, mes atradome Lietuvą. 35 metai nepriklausomos valstybės. Dabar iš tautinių bendrijų šeimų atėję jaunuoliai dabar atranda Lietuvą. Matot, ką padaro gyvenimas burbule. Taip pat ir Donbase buvo situacija. Jie Ukrainos nežinojo, jie gyveno savo skarbonkiai. Ir jiem buvo gerai, todėl jie neturėjo ką palyginti su kuo. Tai mes irgi išmokta pamoka, aišku, tęsime tos dalykus, bet elementari iliustracija. Tai yra nuogybė, apie kurią turime kalbėti ir pripažinti, o neslėpti ją. Ir daryti kiekvienas pagal savo galimybės. Kalbant apie socialinį boikotą, tai taip jau okupuotos teritorijose reiktų deaktyvuoti, stabdyti savo bet kokias narystės socialinėje veikloje, sportinėje veikloje, visuomeninius renginius boikotuoti. Daleiskim, Antro pasaulinio karo metu nereikėtų užangažuoti savo prieš tokią okupantui, kad pats taikiniu netaptam. Daleiskim, norvegai, kurie germanų kalbų grupėje priklausantis, puikiai suprasdavo vokiečių kalbą, įlypus transporto priemonėje, autobusui vokiečių pareigūnams, užsičiaupdavo arba išlipdavo iš autobuso, bet parodavo tokį ignoravimą, bet tokį mandagų ignoravimą. Nerėžiantį akies, bet parodo. Nes jeigu tu naglai tą darysi, tai tu gali gauti kulką. Irgi čia priklauso ant ko užsišokti. Tai viskas yra labai situatyvu. Reikia labai protingai, kritiškai vertinti situaciją, esant okupacijos sąlygų. Aišku, kolaborantų ignoravimas. Kolaborantų, kaip ir tepančių slides turėsime, taip ir kolaborantai taip pat, kur potencialiai gali įdurti peilį į nugarą. Ta reikia turėti omenyje, kad nesam 100% grini ir teisūs. Pasaulis yra margas, juo labiau karinių agresijų fone. Šitą dalyką turime įsivertinti labai blaiviai. Aišku, momentas yra evakuacinis, aišku, savivaldybė mobilizacinė užduotis evakuacinė yra, ar tai taške A, ar taške B, arba padėti sutelkti gyventojus, arba padėti priimti gyventojus, evakuojantis arba atvykstančius į jūsų evakuacinę zoną. Suomiai 39 metais nepaliko nei vieno gyventojo okupuotose teritorijose. Vypuri, dabartinis Vyborgas, pervardintas rusų, 400 tūkstančių gyventojų iš Vypuri regiono buvo evakuota. Ir kitų ten šiaurėje esančių teritorijų buvo evakuota, kad nepalikti jų nežiniai. Skandinavijos modelis taip pat grėsinčios okupacijos akivaizdoje ar teritorijų akivaizdoje nenumato gyventojų palikti okupuotose teritorijose. Lenkai dabar diskutuoja tą klausimą, todėl, kad pamatė Bučės ir Penės iliustracijas, kas vyksta su taikiais gyventojais, o mes matome, virš 2000 buvo nužudyta. Matot, pas mumi irgi per modeliuojamas situacijas kalbama, kad ne visus gyventojus reiks evakuotis. Apie 70% gyventojų įvairiai, nuo 50-60-70% gyventojų išvažiuos patys. Reikia turėti omenyje, ir aš esu šalininkas tos dalykos, aš esu šalininkas iš ankstinio perspėjimo sistemų indikatorių. Aš sutinku, kad būna lietaus iš giedro dangaus, bet įprastai prognozė pasako, kada bus. Tai žvalgyboje
kalbant apie karinės grėsmės, mes matėme Ukrainoje virš metų laiko karinių formuočių telkimą su tokiu tikslu. O jau iš ankstinio perspėjimo sistemos realios apie prasidėjusios ambasadų evakuavimų jau prasidėjo mėnesis iki mėnesio laikotarpyje. Aišku, ukrainiečiai turbūt patys netikėjo tuo dalyku ir tik tai invazijos metu prasidėjo tas masinis išvažiavimas, kuris, butelio kakliuko principų padarė problemų kamščiuose. Bet kalbant apie veiksmingumą iš ankstinio perspėjimo sistemų, apie žvalgybos indikatorius, tai reikia turėti omenyje, kad mes turėtume tai pamatyti anksčiau. Ir kalbant apie patį evakuaciją kaip procesą, dalis gyventojų evakuosis patys, o ta dalis, kuri neturi galimybių arba socialiai remtini, taip tai gula našta per mobilizacinį užduotį savivaldybėm, kurie turės pasirūpinti tais dalykais ir rudenį nacionalinio masto mobilizacinių pratybų išdavoje mes tuos dalykus bandysime protestuoti, kalbėti, analizuoti ir daryti išmoktas pamokas. Ne dėl pakazuchos, kad užsidėt varnelę, bet pažiūrėti, ko mes dar negalime ir ko nemokam. Nes įsivardinti, ko aš nežinau, tai irgi yra svarbu. Kaip ir kalbėti apie nežinę. Bažnyčioje mes einam išsikalbėti, pabūti patys su savimi, toje tyloje ir išėjus tau lengviau pasidaro. Taip pat kalbėti apie nežinę, apie karą, kurio mes nepatyrę, arba kažkada tai ta nežinia, kuri buvo 90-ais, buvo kitaip suprantama, negu dabar, ko mes nežinome. Apie tai, kaip išsikalbėjau, apie tai, kaip pradedi kalbėti, tai nesustoja. Tai žinokit, po to tu atsakai į klausimus. Nes kalbant apie tam tikrus, kad ir klausimus apie tos medžiotojus, tai įsiaiškinom, apie kokį laikmetį grėsmės mes kalbame. Apie raudoną liniją, fronto liniją, ar nuo tada, kada prasideda mobilizacija, kada turim susitelkti į kritinės infrastruktūros veiklos testinumą, kur kiekvieno darbalaukis yra svarbus. Ir jeigu mes barstomės toj laiko ašies painiavoje, tada yra košmaras. Bet kada tą laiko ašį suskirstai, apie kokį laikmetį mes medžiotojų panaudojimo kalbame, tada mes susidėliojame akcentus. Ekonominis boikotas. Aišku, okupuotose teritorijose taip pat vyksta prekybiniai mainai, vyksta situacijos, vyksta prekybos, veikia turgavietės, veikia tam tikrą prekybą, ta prasme ir kolaboruojantis tinklas atsiranda, bet kita vertus reikia labai irgi per pilietiškumą rodyti tam tikrą boikotą, jeigu yra opcijos pas kolaborantą parduotuvėje pirkti ar turgavietėje pas saviškį nusipirkti, tai yra kitas dalykas. Ir baneris, kuris yra Kryme nufotografuotas, net okupantas prašo vietos verslininkų suteikti paslaugas ir nuolaidas Rusijos kariškiam. Patys jau prašo per banerius. Na, aišku, yra tokia nekalta, lengva forma, kad naudoti savo laiko juostą ir ignoruokite vietinės valiutos draudimo apyvartą ir venkite priešo valiutos. Kaip žinia, rusai 15 metais jau anksčiau okupuotose Donecko srityse įvedė rusišką rublį. Na, čia turbūt reikia paminėti, kad Ukrainoje aplamai, lyginant su Lietuva, jie daugiau myli tą kešą, tą gryną pinigą, negu pas mum elektroniniai pinigai, ar ne? Tai ten daugiau tas grynas pinigas vaikšto ir ta grivna, nežiūrint to, kad rublis nuo 15 metų įvestas, turgavietėse, mažose parduotuvėse, visi priima grivnas, net po šiai dienai, Donbase, Donecke parduotuvėse okupuotus. Ir tai yra ta, lengvoji, minkštoji galia, parodanti, kad dar grivna gyva. Yra moralinė dilema, darbas okupantam. Na, čia turbūt reikia suprasti, kas yra kritinės sritys. Tai yra Zaporožės atominė elektrinė, gydymo įstaigos, kritinės tam tikros infrastruktūros, be kurio egzistencija gyventojų esančių okupuotose teritorijose taip pat negalima. Tai tautai kritiniai turbūt vienareikšmiškai, bet yra rekomendacija, ką ir ukrainiečiai deklaruoja, kad niekada jokiomis sąlygomis savanoriškai netarnauk okupanto karinėse pajėgose ir kitur, netapk civilinių rangovų, jų, nedirb priešo karinėje pramonėje, nedalyvauk remontuojant jų karinės technikos, nedalyvauk statant karinius įrenginius, statinius, nesidalink jokių būdų į žvalgybiniam pobūdžio informacijom, nes tokį kolaboruojančius judėjimus, pats netapk jų instrumentų, propagandos įrankių.
Būkite atsparūs. Aišku, kai mes kalbame ir ekstremalių situacijų fone, turėkime kiekvienas namuose taikos metu, prapuolus elektrai ar potviniui, ar uraganui atėjus kataklizmui 72 valandom rekomendacija lyšną aliejaus butelį ar miltų pakelį. Tai aišku, kalbant apie karą, mes jau instituciniam funkcionalumui vystyti numatė, kad turime egzistenciją bent jau mėnesiui turėti atsargų autonominių, per instituciniam autonominiam režimui palaikyti savivaldoj tame tarpe. Tai mėnuo kaip minimumas, kol valstybė susigeneruoja resursus, kol įsijungia tarptautinio paramos formatos, kol išeiname iš tos panikos suirutės, iš to šoko. Tai yra tas laikmetis, kad turime turėti, pagalvoti apie savo egzistenciją tame laikmetyje taip pat. Aišku, gražu, pilietiška pagalvoti ir apie kitus, kurie negali to padaryti. Kita vertus, būkime kūrybingi. Vėl grįžtų prie to, kad alsuojančio į nugarą, įveiklinančio nelabai kaip ir bus, ypač suirutės metu. Ir tas šarpas, kur mes pradžioje kažkada pačius pirmuosius pilietinio pasipriešinimo kursus darydami, kalbėdavome apie tas nesmurtinės vos ne 200 pilietinio pasipriešinimo formų. Tai yra gražu, yra viską, bet supraskime, kad tautinė juostelė prieš tanką neveikia. Užtat čia reikia tą kūrybą, reikia racionalumas, dabar atsiranda dronai, atsiranda kitos poveikio priemonės, kur Šarpas 73 metais jų neturėjo, nematė, nebuvo kompiuterinė technika išvysta, galimybės, todėl reikia įjungti galvą dar eilinį kartą, bet aišku su vieninteliu tikslu, kad jisai būtų nukreiptas į karinį priešo poveikio neutralizavimą. Bei poveikio jam ir tame tarp ir moralinio darymą. Aišku, sabotažas kaip terminas yra klasikinis, turbūt mums asocijuojasi su tam tikra diversija, su geležinkelio bėgių kažkokiais tai sprogdinimais, eliminavimais, čia yra klasika, bet čia irgi tokia išmokta pamoka ukrainiečių, įvertinant priešo ruso gebėjimus, nes aišku, daug logistinių permetimų jie daro geležinkeliais. Ta tikrai reikia pripažinti, todėl partizaninis geležinkelių bėgių toksai poveikis bėgiam daromas yra, įvertinant ruso techninės galimybės, juos atstatyti greitai, turi mažesnį poveikį negu realių esančių šalia geležinkelių sutrikdymas. Čia poveikį darome didesnį. Tai geriau neardyti bėgius, bet naikinti realias. Tai bus poveikis toks sufleris ukrainiečių yra perdodamas mum. Kita vertus, čia irgi neapsistosiu, nors didelė slaidė, labai daug teksto, bet šitą turbūt mes mokame visi. Kaip tempti gumą, kaip dažniau parūkyti ir kaip vykdyti tą ekonominį sabotažą, aukštą biurokratinį pilotažą, vykdant, darant daugiau pasitarimų, ką daryti, kad nepadaryti ir imituoti darbą, šitą turbūt mes išmokę. Dar turime paveldą nuo sovietinių laikų. Aišku, jisai turėtų būti išgyvendintas, bet okupacijos sąlygomis įveikiant. Kodėl šitą slaidę demonstruojama? Todėl, kad Ukrainoje, ypač turint omenyje tą infrastruktūrą, kurie jie turi, kurios mes neturime, aš kalbu apie didžiasias metalurgijos gamyklas, apie gamyklas miestus, kur Ukrainoje egzistuoja, tai yra gyvenimas kaip akropoliai, tam tikri, kur labai daug darbuotojų yra dirbančių, tai tokie procesai biurokratinio neveiklumo daro žalą, poveikį okupanto minčių idėjų forsažui kažkokiam tai gyvendinimui. Tai tas aukštasis biurokratinis pilotažas yra kaip įrankis. Rezistencijos struktūra taip pat neatsistosiu, nes čia yra atskirų auditorijų, atskirų grupių dalykai, bet aš noriu tik tai supažindinti, kad bet koks partizaninis judėjimas, taip pat kaip ir mūsų istoriografijoje, turėdavo ir savo vadovybę, ir pagalbininkus, ir pajėgas, ir plačiąją visuomenę, kuri taip pat būdavo ryšininkais ir tam tikrą rolę turėdavo. Tas pats ryšininkas pokario gaudavo tą patį lagerio terminą arba pasmerkimą myriop kaip ir partizanas, nes okupantas įvertino svarbą to ryšininko. Ir ryšininkas yra garbinga pozicija piliečio, nes partizanui, tam mūsų kovotojui, be informacijos, be tvarsliavos, be maisto vykdyti, naikinti okupantą yra sudėtingiau. Kaip mes kalbėdami dabar su civilinė visuomenė apie mūsų civilių rolę, jos svarbą, turime suprasti.
kad karys, kuris laiko pirštą ant gaiduką nusitaikęs į priešininką, turi tą ir daryti, o mes nuo 10 iki 20 žmonių turime tą karį aptarnauti. Kas vandenį atneša jam, kas picą atneša, kas biotualeto paslaugas, kas apkasą iškasa, kažkokią kitą paslaugą pateikia. Tai va yra paskaičiuota, sunku įvardinti tą skaičių tiksliai, bet virš 10 žmonių kaip paramos elementas turime tam dalyvauti. Ir kai buvo formuojama gynybos linija Ukrainoje nuo 14 metų, tada dar buvo 450 km aplink Donbasą. Tai tuo metu dar Porošenka buvo prezidentas, išskirstė apskritimo atsakomybės sritis. Daleiskim, tada dar Saukašvilis, atsimenu, buvo gubernatorius Odesos administracija, sritis turėjo atsakomybės rajono Mariupolio 50 km fronto ruožo fortifikacija. Tai ten tie betoniniai blokai keliavo iš Odesos, tiekimas logistinis visas ėjo į tam tikrą ruožą. Kita sritis turėjo savo ruožą ir tai va tas civilinis sektorius darė tuos darbus iš anksto suplanuotai pagal paskirstimą. Taigi, aišku, siekis yra vienintelis. Viltis miršta paskutinė, tikėjimas yra mūsų kelrodė, tikėjimas teisingumu, tikėjimas valstybingumo atstatymu. Jeigu gyveni okupacijoje, Maurai buvo po 600 metų išguiti, Klaipėda po 600 metų atstatyta. Istorijoje daugelį turim pavyzdžių, kada šimtmečiais valstybingumo ar tai nebūta, ar tam tikros teritorijos buvo prarastos, istorija kažkada anksčiau ar vėliau triumfuoja ir tie dalykai sugrįžta arba kitaip yra išsprendžiami, todėl mūsų viltis turi nemirti, turime gyventi idėją, tikėjimu ir viskas bus gerai. Tai tuom praktiškai tuos savo pristatymus beveik į 2 valandas ir sutalpinau monologų. Ką dar norėčiau pasakyti, tai žinutė dėl gegužės 11 dienos pilietiškumo žaidynių. Kviečiau aktyviai dalyvauti, pabendrauti, pamatyti, paragauti kareiviškos košės, bus turnyras, atskiras kareiviškos košės, kas kaip įvirs paskanauti, protestuoti, taip pat parungtiniauti arba įvertinti, kaip ekskursiją praeiti, pažiūrėti, ką mūsų statutinės įstaigos, kokios rungties ruožus padarė, taip pat nepulti į paniką, nestresuoti, nes, suprantat, kalbant apie karą, žiūrėkit, Aristovičiaus rolė karo preliudija, karo pradžioje, ar ne? Jisai super duper jokių karinių tenai taktinių dalykų nedeklaravo. Jis dirbo kaip psichologas. Jisai ramino, destresavo visuomenę ir tai darė poveikį. Ta pati galėjo matyti ir atskirai paimtose savivaldybėse, ar tai Charkovo meras Terechovas, ar Nikolajevo ten administracijos direktorius Kymas, ar meras Sinkevičius. Taip pat buvo pasiskirstę rolėmis. Kartais pas mumi dirba, yra dilemų. Sako, kodėl pagal savivaldos įstatymą viskas ant mero užkrauta, o kodėl jūsų užduotis yra direktoriai administracijos. Na, tai mes irgi atsakymas yra toks, kad meras yra renkamas visuomenės, yra visuomenės rinktas žmogus, taip, jisai už viską atsakingas, bet mobilizacinės užduotis yra skiriamos savivaldybių administracijom, direktoriui, kadangi jisai yra ūkininkas. Jisai ūkininkas, turintis tam tikrus gebėjimus, kompetencijas, žinantis resursus, o meras tegul dirba su visuomenė, destresuoja, bendrauja, telkia tą visuomenę per bendruomeniškumą, per savanorystę, įtraukia ją. O meras jau tegul būna resursų skirstytojas, perskirstytojas, formuotojas kariuomenės poreikių su komendantų karių, kur reikia kažkur ar fortifikaciją, ar sargybą išstatyti, medžiotojų sutelkti. Tai viskas per administraciją į kritinę infrastruktūrą turi būti ir padaryta. Nusakau, kiekvienas laikmetis turi savo iššūkį, tai nežinau, koks mūsų laikmečio iššūkis, bet aš sakau, aš tikrai jumi raminu, destresuodamas, kad aš tikrai pats dirbęs tose ir iš ankstinio perspėjimo struktūrose noriu nuraminti, kad ne tik rytoj karo nebus, bet artimo ir vidutinio termino perspektyvoje tikrai netikėkime. Ta demagogija, nevadinčiau tai demagogija, tai yra perspėjimas visuomeniai būti budriam ir įjungti galvą. Ir ne tik Lietuvoje, tai ir Švedijoje, ir kitose Europos šalyse tos žinutės visuomeniai siunčiamos, bet jos turi vieną tikslą – būti pasirengti kusiems, kad suvoktume, kad mes nešiojame galvas. Blaiviai vertime savikritiškai situaciją, bet tikėkime iš ankstinio perspėjimo sistemomis.
Tikėkime iš ankstinio perspėjimo sistemomis, netikėkime gandais ir pletkais. Aišku, jų apstu, jų visą laiką bus. Laisvoji visuomeniai, bendruomeniai cenzūros nėra. Galimos įvairios interpretacijos. Bet naudokime faktūras ir gyvenimo logiką ir tiesas, kurias turime įgavę per edukaciją. Mes edukuoti žmonės. Kaip, visus žmonės gerbėme ir neskirstime, nesegmentizuosime. Visokių turime. Būkime tolerantiški ir diplomatiški. Nes mūsų visų reikia. Mūsų yra mažai, bet pripažinkime realijas ir tiesas, kad taip, akivaizdoje bus baimių, apie baimės reikia kalbėti. Turėjome Šimėną 90 metais, kuris būdamas premjero pozicijoje dingęs buvo kažkur tai. Šiai dienai yra situacija keičiama, kiekvienas ministras, kiekvienas klerkas vipinio lygmens yra pasirašytinai dėl atsakomybių supažindintas dėl tokių veiksmų. Bet aišku, mes esame laisvi piliečiai, laisvoji visuomeniai, tam tikros grėsmės baimės akivaizdoje galim sudreifuoti ir tą turim pripažinti. Procentai kalba, kad tikrai bus pasitraukiančių žmonių, bet turim įsivertinti, kad jeigu esam valstybės pareigūnai, valstybės nusamdyti tarnautojai, mes tos teisės savo negalime turėti. Negalime tos teisės turėti ir turim išlikti darbo pozicijoje savo vietoje. Tai ačiū Jums už dėmesį, jeigu turite klausimų, tai galim bendrauti toliau.